3, plojam. Gerai. Labas Monika, labas Laura. Labas Petrai. Labas merginos, sveikas Petrai. Tai jūs gal prisistatykit savarankiškai. Mažai apie ką jūs žinau, mažai kas iš Amberių apie jūs žino, tai jeigu šiek tiek daugiau informacijos duosit, bus fain. Gerai. Gerai. Aš Monika. Šiaip Amberį atrodo, kad jau esu seniai, nors iš tikrųjų atėjau tik tai rugpjūtį. Tai kiek čia? Jau biškai daugiau negu pusę metų. Tai va, tai nice, bet jaučiuosi kaip šeimoj. O šiaip tai, nežinau, baigiu sveikos gyvensenos studiją sporto universitete. Kaune. Kaune, aha. Part-time, tai kartais tik tai važiuoju tenai, dabar jau seniai buvau. Tada, ką tik išsilaikiau CrossFito levelį, jau galbūt. Sveikinam. Ačiū, iš pirmą kartą labai buvo smagu, kad išsilaikiau iš pirmą kartą, nes Petras mane prigazino, kad ne visi išsilaiko. Tai va, jau gal, nežinau, matėt, kad vedu treniruotės čia pas mus klube, tai va. Kas dar? Sportuoju CrossFito nuo 19 metų. Pastarosius metus, o dabar pusę metų, tai iš vis intensyviai sportuoju, labai man patinka, seku savo mitybą pati, tai va, gal tiek. Fainai. Laura? Sveiki, aš Laura. Tai šiaip dabar užsienį ilgai gyvenau labai, 7-8 metus ir visą laiką buvau aktyvi, vis kažką dariau, jojimą lankiau, bėgiojau, ten funkcinį sportą dariau, ten labiau tokį F45 training, buvau labai užsikabinus. Ir tada kažkaip atradau CrossFitą, jį dariau visai ten taip bangom, tai darydavau kokius 3 mėnesius, vėl pertrauką didžiulę darydavau, tada vėl sugrįždavau, bet dabar sugrįžau į Lietuvą lapkričio gale, man atrodo, ar spalio gale, ir jau dabar tikrai intensyviai 6 kartus per savaitę darau CrossFitą, tai labai faina, nes pajaučiu tikrai didelį skirtumą ir tai bet iškart Amberį irgi prisijungiau tada spalio gale. Grįžau ir po 3 dienų atėjau. Nors prieš tai irgi biškai lankiau Amberį, bet trumpai. Tai va. Tai o jūs abi prieš tai buvot pažįstamos ar ne? Mes pažįstamos nuo 16 metų gal. 17, nuo universiteto. Ai, taip, jo. Mes Londone, ne kartu studijavom, bet bendrų draugų turėjom ir po to gyvenom kartu. Visus 5-6 metus kartu. Fun times. Jo, buvo labai fana. Tai visą laiką kartu. Jo. Šiandien pakvietėm jūs ne kaip atletės, taip. O kaip ką? Mitybos specialistas. Mitybos specialistas. Taip. Gal išsilavinimą esi, Laura? Jo, tai aš Londone studijavau. Taip, tai studijavau. Gal gali greitai trumpai paaiškinti, kuo skiriasi dietistė ir dietologė? Okay, gerai. Tai galiu pradėti nuo ką baigiau ir tada galėsiu papasakoti. Tai baigiau Nutrition bakalaurą ir tada dariau magistrą Clinical and Public Health Nutrition. Tai studijavau Londone. Ir kuo skiriasi, Lietuvoje gal nėra tokio didžiulio skirtumo tarp nutritionist ir dietologo. Dietologos yra gydytojas, kaip aš žinau. Taip, jo. Bet dietistas nėra gydytojas. Bet aš nežinau tiksliai, kaip Lietuvoje vadinasi. Pavyzdžiui, Anglijoje yra nutritionist ir dietitian. Tai dietitian yra tas, kas gali dirbti ligoniniai, gali išrašyti vaistus, gydyti ligas ir panašiai. Tai čia jau yra pagal law protected. Čia maždaug kaip psichiatras ir psichologas. Taip, jo. Tai teisiškai yra, žodžiu, apsaugota tas titulas, rolė, nežinau, kaip čia įvardinti. O nutritionist yra, kas gali labiau konsultuoti ir patarti mitybos klausimais. Labai panašus mokymas buvo, pats viso studijų eiga. Tai mano buvo 3 metai, o tie, kas jau dietologiją baigė, tai 4 metai, nes jie turėjo metus šitos kaip praktikas ligoninėse, o aš šitą neturėjau. Tai tarkim, tie nutritionist dažnai dirba, ten kažkokį research daro universitetuose, dėlius darbus rašo, labiau iš tos pusės tokios gal akademinės, labiau ne tiek kiek su ligoninėse, su žmonėms, su pacientais. Tai va. Monika? Ką? Mano programa yra fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena. Tai aš galbūt mažiau, pavyzdžiui, Laura, tai ten labiau akademija, tyrimai visokie, šiaip aš visą laiką, jeigu man kažko reikia, aš klausiu Lauros, ne man iš karto viską atsako. O pas mane labiau programa yra sveikatinimas. Tai tiesiog kaip tiek individualius žmonės, tiek populiacijai skatinti sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, pakankamą fizinio aktyvumo levelį, tai toks labiau iš mokomosios pusės sveikai gyventi. Tai jūs dirbat duetu, kombo. Taip. Vieną kitą papildot. Taip, visiškai, tikrai. Nedaug kas žino, gal iš mūsų narių, jūs nuo kovo mėnesio pradėjote teikti paslaugą Amberio. Taip. Jeigu gali trumpai, kas tai yra, kaip pradėti, kaip su jumis susitekti, kaip čia maždaug mechaniškai atrodo. Gerai.
Aš sakyk, gerai. Tai taip, tai pradėjome mitybos paslaugas teikti Amberiui ir turime ten skirtingų tipų jas, galės papildyti mane. Šiaip, bet taip mūsų kaip ir pirminė, tokia kaip ir yra idėja susitikti pirminiai konsultacijai, kurios metu tiesiog pasišnekame su žmogum apie visus mitybos įpročius, tikslus, poreikius, norus ir panašiai. Ir koks mūsų tikslas yra viską labai individualizuotai daryti, be jokių šablonų ir panašiai, nes kiekvienas mes esame žiauriai skirtingas, turim. Dar pridėsiu, jeigu žmogus nori šablonų ir ten mitybos planų, viską mes irgi viską galim padaryti, bet tiesiog tame esmė, kad neturim kažkokio vieno šablono pritaikomo visiems žmonėms. Tai nėra kažkokia grupinė, ne kaip kažkoks iššūkis grupė, čia yra individualizuota kiekvienam žmogui pagal poreikį. Taip. Ir susitinkam ne su abiem mumis, bet po vieną. Jau čia jau kombo nedirbame. Galėtume, jeigu norit, tai galim. Turi būti pasirinkimas. Kad su abiem? Su Laura, su Agne. Variantas. Taip, ir yra variantas su kuo, bet nėra variantų su abiem. Tai vad būtų. Žodžiu, galima jums rašyti, gal yra kažkoks apsas, kaip pas jūs užsibukint pirminiai konsultacijai? Bukintis galima, kaip ir bukinamės į treniruotės, tik tai reikia nueiti ne į classes, o į appointments ir tenai galima nusipirkti ir pirminę tą konsultaciją, ir narystės, po to galima nusipirkti ir užsibukinti tiesiogiai iš karto. Galima ir pas jūs tiesiogiai kreiptis. Galima pas mus tiesiogiai, galima tinklapyje. Visur. Ir dar taip pat yra, va čia, Amberi, tie flyeriai su QR kodu, tai galima irgi nusifotkinti. Kaip vyksta ta pirminė konsultacija, tiesiog apkalbat apie gyvenimo įpročius ir viskas, ar dar vėliau po to seka ten kraujo tyrimai kažkokie, ar nedarot kraujo tyrimų? Nu, jūs pačios nedarot kraujo tyrimų, taip, bet ar rekomenduojat pasidaryti kraujo tyrimus? Jo, tai šiaip viskas prasideda nuo pasisverimo, irgi pasižiūrėjom, kaip yra kūno kompozicija ir visa kita, ir kem 5 valandą trukmės dažniausiai trunka, tai grinai viskas iš pokalbio, bet visą laiką aš, pavyzdžiui, asmeniškai rekomenduoju profilaktiškai pasidaryti kraujo tyrimus vieną kartą per metus, ypač mes sportuojantis. Irgi labai yra būtina moterim, labai svarbu. Ir ne tik sportuojančiam reikia žinoti, nes kai pradedi gerti vitaminus, nežinodamas, ar tau jų tikrai reikia, tai irgi kokia esmė. Gali būti daugiau žalos negu naudos. Tai jo, tai jeigu vieni vitaminai, reiškia, lengvai pasišalina pas mumis, vieni laikosi, tai reiškia, jeigu mes vartojam per daug vitaminų, kurie mums yra nereikalingi, jie gali būti kaip ir toksiški. Taip, tai vat riebaluose tirpus vitaminai. Tai ADE, jų galima per daug suvartoti ir tada jau būtų žalingi. O vandenyje tirpus vitaminai, ten C, B ir panašiai, jų nelabai gali ten per daug užvartoti. Tai gali, aš žinau, B vitaminų, kad ten gali išberti žmogų ir panašiai, bet šiaip nėra toksiška kūnui. O darant kraujo tyrimus, gal yra kažkokie pagrindiniai markeriai, kas reikia atkreipdėmės, ar tiesiog bendra užtenka? Šiaip bendras yra toks kaip ir vienas iš labiausiai rekomenduojama, bet tarkim moterim ypač tai labai svarbu yra geležį visą ką pasitikrinti, nes man atrodo apie 50% visų moterų pasaulyje turi tam tikrą kažkokį geležies nepakankamumą, tai tiesiog yra rekomenduojama. O D3, ten B6 kraujas tą parodo? Tai, man atrodo, bendram tyrimė vitaminas D tai tikrai yra, nes irgi mes labai esame. Ne visur, reikia papildomai imti, taip, ir feritiną reikia papildomai imti ir D. Jo, ok, vat. Taip, jo, bet irgi rekomenduojama. Faina turėti tą sąrašiuką, nes dažnai žmonės eina tikrinti, nežino, ko tikrinti. Taip. Tai būtų gerai faina turėti keletą punktų, ką reikia. Nu, tikiuosi sulauksim iš jūsų šitos informacijos, paskui pasidalinsim, kokį postą parašyti. Aišku, cholesterolis, trigliceridų kiekis kraujyje dėl visų kraujagyslių ligų rizikos ir sakyti labai svarbu yra. Tai, o šiaip čia nuėjome tos vitaminus, bet dar apie tą bendrą pirmą konsultaciją. Tai ne tik pasisveriam ir ten pasižiūrim ten to body fatą arba svorį ir taip toliau, bet pirmiausia, tai kalbam su žmogom, kokie jo yra tikslai, ką jis nori nuveikti su mityba, nes čia yra svarbiausias žingsnis, jeigu norim kažką padaryti. Tada būtinai apkalbam žmogaus gyvenimo būdą, kad žinotume, pavyzdžiui, aš visą laiką mėgstu paklausti, ar namuose valgo, ar gamina, nes tada jau po susitikimo mes siunčiam žmogui individualizuotas rekomendacijas. Dėl to labai yra svarbu žinoti, koks yra žmogus gyvenimo būdas, kiek juda, ką valgo, kaip valgo, ką mėgsta. Koks alergijos, vis visokiausių. Tai tas pirmas susitikimas yra visiškai išsiaiškinti viską, kas yra susijusi su mityba ir sportu su to žmogum, ir koks yra tikslas ir kaip mes galim padėti pasiekti to tikslo mažai žingsneliais judant į priekį. Tai kalbant apie tikslus, greičiausiai 3 pagrindiniai. Numest, priaugt ir išlaikyti. Taip. Tas išlaikyti, tai beveik nėra.
Tai dažnai su būna... amžiumi atėjant. Dar anksti apie tai kalbėti. Gal. Daugiau turit klientų, kurie nori numesti ar priaukti? Numesti šią. Kaip jūs galvojat, kas yra lengviau numesti ar priaukti? Manau, kiekvienam savo. Turbūt, kokį tikslą turite tam, toks ir yra iššūkis turbūt. Taip, ir ypač dar jeigu tavo tikslas yra ir tau sunku numesti ir tada tu girdi, kad žmogus nori priaukti ir tu sakai, tai tik daugiau valgyk, o tam žmogui daugiau valgyti nieko jam. Aš visą laiką taip sakau, tiesiog daugiau valgyk, bet tas neveikia kartais. Jau prie šitą gal dar galėsim, ką reikės. Jo, tada bendrai apie mytybą, šiaip kaip aš matau, kaip aš galvoju, kad pas mus dažniausiai tokia kaip mytas, gal problema yra, jeigu reikia numesti svorį arba priaugti svorį, žmogus pirmą eina į sporto salę. Kažkaip tas maistas visą laiką nustumės į antrą planą, nors, kiek mes sportuojam 3-4 valandas į savaitę, o kiek mes valgom minimum 20-30 kartų į savaitę. Aš sakyčiau, kad mytyba yra pirmoji vietoje, o sportas antroji gal net trečioji vietoje. Tai tą reikia atkreipdėmėsi. Tai ir pagal CrossFito metodologiją irgi. Nutrition yra pirma bazė. Fundamentas, čia yra griaučiai. Ir šiaip, pavyzdžiui, dažnai žinoma, aš pati, tai aš sportuoju nuo 19 metų, aš progreso labai kažkokio nepamačiau tol, kol nepradėjau žiūrėti, ką valgau. Tai irgi ant savęs irgi labai matosi, tikrai, nes nežiūrėdavau, nežinodavau, nei kiek baltymų aš tam valgau, aš šiaip neturėjau niekada jokio įpročio skaičiuoti nieko, tai va, atsiprašau. Jo, conscious eating, bet kai tas conscious eating jis nėra teisingas, tai tada... Jo, vieni labai gerai jaučia, kiti visiškai nejaučia. Taip. Su to reikia turbūt kovoti. Labai ilgai užtrunka, kol pajauti, kaip kas tau tinka ir visi kitas su mityba, tai jo, čia toksai. Pradėkim nuo pačios bazės, reiškia, kas yra makroelementai, kas yra mikroelementai, papasakoti apie juos, kokį vaidmenį atlieka kažkas tenais. Pagrindas tai apie makros, tai reiškia, kokį vaidmenį atlieka ten angliavandenis, riebalai ir baltymai. Tai kažką vieną kitą papildant, patruputį atsakykite. Labai struktūrizuotai, aiškiai, lyg aš esu penktokas, kad žiūrėdami mano vaikai irgi suprastų, apie ką mes šnekam. Baltymai, riebalai, angliavandeniai. Pradedam nuo pagrindinio, turbūt yra angliavandeniai. Jo. Tai angliavandeniai turėtų sudaryti didžiausią tavo suvartojamos energijos kiekį. Tai čia 40%. 40%, kažkokiam 5-50 priklausomai nuo žmogaus poreikių ir aktyvumo. Pusė jūsų raciono turi būti sudėti iš angliavandenių. Nesvarbu, ar tu meti svorį, ar tu augini svorį. Čia yra labai svarbu, nes tas irgi tas mitas toks vaikšto, kad jeigu nori mest svorį, tai reikia katinti anglius. Tai nėra visai tiesa. Nėra teisinga, gali būti ten pirminis kažkoks pakitimas ant tavo svarstyklių, nes tiesiog valgant angliavandenius kaupiasi daugiau vandens, nes tiesiog chemiškai molekulės vandens su angliavandeniu eina. Tai kaip nustojo juos valgyti, tai iškart ir pasišalina tas vanduo. Bet čia toks labai trumpalaikis. Trumpalaikis, labai, po to viskas atsistato ir viskas būna taip pat. Tai va, bet yra angliavandenių kaip ir dvi rūšis, tai galima pavadinti juos geraisiais ir blogaisiais. Arba sudėtiniai ir paprasti. Jo. Tai aišku, svarbiausia yra fokusuotis į sudėtinius angliavandenius, tai pilno grūdo angliavandeniai, tai kruopos, rudi ryžiai, rudi makaronai, grikiai, perlinės kruopos. Garnyras. Jo. Maiste garnyras. Taip, va toks. Ir labai svarbu tikrai visai, kad pilno grūdo, nes balti ryžiai gal ir gali būti okei, tiesiog dėl pačių angliavandenių, bet jeigu žiūrime į mineralus, vitaminus, skaidulas, jeigu norim šiek tiek didesnės maistinės vertės, tai yra rekomenduojama rudus ryžius arba juodus iš viso. 9% racionų baltieji ryžiai. Pasibandęs rudus ryžius. Neskanus. Neskanus? Jo, tai mes irgi valgydavom, bet sunkiau juos ir surinkti, didesnį kiekį, ypač jeigu tau reikia didelį kiekį tų kalorijų surinkti ir kadangi pati sakai, kad angliavandenių turi būti pagrindas. Taip. Tai gaunas, kad tą vieną pakelį ten tą laukinių tenais ar kažkokių ten rudųjų, juodųjų ryžių ten suvalgyti yra pakankamai sunku. Esotus, labiau gausumas laikosi. Bet jeigu augini svorį, tai čia yra privalumas. Privalumas, taip. Jeigu augini svorį, tai gal čia kaip tik reikia. O dabar kalbant apie tos gerėjai, blogėjai, žmogus eina į parduotuvę, jo paima etiketę ir žiūri angliavandenį. Ir ten neparašyta yra gerėjai ar blogėjai. Kaip žmogui, kuris nesigaudo, taip, gal kokie yra keletą punktų patarimų, kaip atskirti, kur yra gerėjai, kur yra blogėjai. Yra parašyta. Kur neperdirbtas maistas. Dalinai. Taip, tiesiog cukrus, tai parodo, jog tai yra paprastieji angliavandeniai. Jeigu yra parašyta angliavandeniai iš jų cukraus, tai čia reiškia yra blogėjai. Ta dalis bus tų... Bus dalis, kad didelė dalis to produkto bus sudaryta iš blogųjų. Ir šiaip gal nevartojam žodžio blogėjai. Blogųjų, reikia sudėtinių ir... Paprastieji.
Greitieji sudėtiniai, nes tas nėra blogas, tai geras, irgi... taip, labai good point, jo. Nes nereikia skirstyti, nėra blogo maisto jokio. Nu, taip, nes ir vaisiai tai yra, reiškia, nesudėtiniai, tai yra fruktozė, tai yra paprastieji angliavandeniai, o vaisiai kaip ir nėra blogai. Ne. Taip, tai nereikia sakyti blogai. Nu gerai. Tai gerai, jeigu taip apibendrint produktai, kuo mažiau jie turi apdirbimo, tuo geresni. Taip. Kuo daugiau jie turi praėjo tų stadijų perdirbimo, tuo jie bus greitesni. Teisingai. Galima, pavyzdžiui, žiūrėti į sudėtį, tai, pavyzdžiui, kuo daugiau ingredientų yra, tai irgi parodo, kad labiau yra perdirbtas produktas. Ten pasižiūri, tarkim, į ryžių pakelį, ten yra tik ryžiai. Ten tik ryžiai. Jo, o ten pasižiūri ryžių truputį. Jo, ten jau prisidės. Jau yra, čia jau būtų tas paprastasis simple angliavandenis. Ir aplamai reikia, jeigu šiaip apie miestą kalbant, reikia valgyti kuo daugiau produktų, kurie neturi sudėties etikečių. Ta prasme, pasiėmė agurką, ten yra agurkas, neskau, kad reikia vieną agurkus valgyti, bet tie produktai, kurie neturi sudėties ten tų didelių sąrašų, tai jie yra neperdirbti ir jie yra vadinami tie whole foods. Lietuviškai. Pilni produktai. Supratom. Tai dabar kalbam apie anglius, tos greitus, lėtos. Koks turi būti jų santykis? Ar galima tų greitų iš vis atsisakyti? Ar jų atsisakyti nereikia? Priklausomai, koks yra tavo tikslas. Tai, pavyzdžiui, mums kaip sportininkam, krositeriam, tai kaip tik yra labai nauda prieš, pavyzdžiui, varžybas, treniruotės pavartoti šiek tiek labiau paprastųjų tų angliavandenių. Ten, tarkim, ryžių trapučiai, visokios barankos, batonėliai, panašiai, flapjackai, tokie, kur va taip pasisavina tavo visas kūnas. Toks greitas kūras, kuris duoda tau, kuo įmanom greičiau ir energijos. Pakyla tavo gliukozės kiekis kraujyje, žiauriai daug energijos greitai gauni, bet labai greitai ir nukrinta. Ir tada labai būna tas energijos toksai kaip ir krešas. Bet kas yra naudinga treniruotėm, nes ten kaip per 10 minučių reikia tau kuo daugiau repsų padaryti, kuo greičiau yra, būtent tu ir naudoji ten tą tuos angliavandenius, tą cukrų plaukiantį tavo kraujotakoj. O jau kai kalbame apie tuos sudėtinius angliavandenius, tai čia jau reikia tiesiog, jie turėtų sudaryti tavo pagrindinį racioną. Jo, dėl sotumo jausmo, dėl visos mikrofloros, sveikatos virškinimo ir panašiai. Gerai, o ką dar daro angliavandeniai? Tai reiškia, pagrindinė jų funkcija yra kaip energija, taip, kad turėtume energijos. Taip. Ar dar kažką atlieka? Nu, aišku, dar pavadinai dabar ir su mikroflora. Taip. Kas dar? Kažką turit pridėti? Jo, tai vat su, bent noriu kažkaip. Jo, tai su skaidulos yra vienas iš tokių esminių dalykų. Skaidulos čia yra celiuliozė, jeigu tą patį kalbu. Taip, yra du tipai skaidulų, tai yra vandenyje tirpios ir netirpios skaidulos. Arba tos yra skaidulos, kurios gali būti sufermentuotos tavo organizme ir tos, kurios ne. Jie, žodžiu, kaip pataisykit, nesivirškino skaidulos, jo? Pavyzdžiui, vandenyje tirpios šiek tiek susivirškino. Yra 2 kalorijos per... Kalorijos praktiškai neturi. 2. Ai, man labai mažai. Jo, tai, pavyzdžiui, angliavandeniai turi 4, o skaidulos turi 2, bet ir nebūtinai jos bus pasisavinamos. Jos gali tiesiog praeiti pro tavo žarnyną. Skaidulos jau labiau reikalingi mikroflorai ir bendram virškinimui pagerinti. Tai, pavyzdžiui, labai man įdomus faktas yra, tarkim, iš kur mes gaunam skaidulas, tai iš vaisių, daržovių, būtent žievelėje dažniausiai yra daugiausiai skaidulų, visų kruopų, lęšių, pupelių. Tai obuolių reikia nelupti. Taip, jo, geriausia yra nelupti iš tikrųjų daržovių ir su bulvėm irgi galėsime. Valgai obuolį nieks nelieka, nes tą medinį suvalgai. Gali viską suvalgyti. Jo, o šiaip kaip dėl žievelės galima žievelį valgyti? Taip. Mandarino ar... Vandenų gal ne. Bananų. Gal irgi ne. Su bananų žievelėm ten galima visokiausių receptų daryti. Dabar daro ten... Šoninę daro. Ai, jo, šitą kaip... Vegetarai, veganai. Jo, ten kažkaip ten... Galima padaryti tokį dalyką irgi. Bet šiaip grįžtant prie skaidulų, tai jos tavo, žiūrėjau, kai tu jas valgai, jos praeina pro tavo visą virškinimo traktą iki per trumpąją, plonąją žarną iki storosios žarnos. Jos nėra suvirškintos ir jos kartu nešasi visus toksinus iš tavo žarnyno ir taip, pavyzdžiui, mažina colorectal cancer, storosios žarnos pagerina peristaltiką. Taip. Peristaltika jo judėjimas. Tai kartu išsineša, žodžiu, tos visus toksinus ir pasišalina per tuštinimąsi. Tiesiog ir greičiau juda maistas per tavo visą žarnyną, tai neužsistovi, nes jeigu užsistovi, tai irgi yra didesnė rizika, kad toksinai pereis į tavo visą kūno sistemą ir panašiai. Tai tų skaidulų, ko gero,
jeigu valgyti tik greitosius anglius, jų ten labai mažai. Ten labai mažai, ten visą, pažiūrėjau, baltose ryžiuose yra, kadangi... Net ir nebus. Nebus beveik, nes viskas yra... apdirbta. Tas visas kiautas grūdo yra išmamas per gamybą. Tai va, tai jo, tai kaip veikia kaip organizmo šluota. Labai gerai. Tokia va, toks yra, viską išvalo. Prie skaičių dar nesirišam, kiek gramų reikia... Dar nesirišam, gal vėliau pakalbėsim grinai apie sportininkų, dabar gerai angliavandenį apkalbėti, dabar prie baltymai arba riebalai. Kas svarbiau yra? Šiaip viskas yra svarbu. Pagal procentus, jeigu pirmoje vietoje 40% yra anglių, tai antroje vietoje būtų baltymai riebalai. Po vienodai po 30%. Po 30%. Taip, pradėkime. Bet tai čia tokia pagrindas. Nuo riebalų tada. Nuo riebalų. Tai riebalai yra labai svarbus hormoniniai sistemai ir apie riebalus tai iš viso reikia, čia apie riebalus galima išskirti gerieji ir blogieji. Taip. Čia jau galim sakyti. Čia jau galim sakyti. Tuo, kad yra gerieji, tai nesotieji riebalai ir sotieji riebalai. Tai pavyzdžiui, čia galima iškart perėti prie klausimo apie kiaušinius ir cholesterolį. Tai šiaip kiaušinis tai jau anksčiau buvo galvojama, kad labai ten blogai valgyti kiaušinius, nes turi cholesterolio. Tai šiek tiek yra kiaušiniai išteisinti, nes cholesterolis esantis maiste, jis nėra tas tikrasis cholesterolis, kuris pasirodo mūsų kraujo tyrimuose. Cholesterolį esantį mumise gamina mūsų kepenys. Ir tam, kad cholesterolis gamintųsi, tas blogasis cholesterolis daro įtaką sočių riebalų suvartojimas. Sotieji riebalai yra sviestas, visokie fried, raudonos mėsos riebalai, coconut oil irgi, kokosų aliejus, palmių aliejus, pieno produktai. Čia yra sotieji. Čia yra sotieji riebalai. Dar yra sotieji ir nesotieji. Tai nesotieji, pavyzdžiui, avokadas. Taip, visos sėklos, riešutai. Čia į tą pusę, kur augaliniai ir gyvuliniai. Tai yra augalinės kilmės ir gyvulinės kilmės. Tai sotieji yra gyvulinės. Bet nebūtinai, nes yra palmių ir kokosų aliejus, taip pat yra sotusis riebalas. O nesotieji yra augaliniai. Ir juos, kaip galima iš tikrųjų, man visai faina šitą pagalvoti, kaip atskirti juos. Tai nesotieji riebalai yra skisti kambario temperatūrai, o sotieji riebalai yra kiti. Tai pagalvojus apie sviestą, pavyzdžiui, tai šaldytuve jis yra kietas. Jo, arba ten kokį nors lašiniai, pavyzdžiui, ir kambario, jis po to pagadė ištirptų. Jo, o aliejų dėtis ir šaldytuvais nesukitės. Dar kartą, nesotieji kambario temperatūrai skisti, o sotieji kiti. Jo, tai labai lengva prisiminti. Kaip čia dėl balanso reikalingi ir tie yra ne, ar galima atsisakyti? Tai yra rekomendacija mažiau negu 10% tavo visos energijos, suvartojamas energijos kiekio turėtų ateiti iš sočiųjų riebalų, mažiau negu 10, bet reikia kuo mažiau. Iš gyvulinės. Kuo mažiau. Kuo mažiau. Ir daugiau iš augalinių. Taip. Nes galiu dar pridėti dėl, tai pavyzdžiui, su kiaušiniais cholesterolis yra labai didelis topikas, bet yra du tipai cholesterolio. Tai yra LDL cholesterolis, tai blogasis, ir HDL cholesterolis, tai gerasis. Ir, pavyzdžiui, kiaušiniai, nors ir jie turi didelį cholesterolio kiekį savyje, jie šiek tiek padeda padidinti gerojo cholesterolio kiekį kraujyje. O gerasis cholesterolis padeda išnešti iš tavo kraujagyslių sienelių ir iš kraujotakos audinių ir panašiai tą blogąjį cholesterolį ir pašalinti jį per kepenis ir išskaido jį taip. Tai jis kaip ir išbalansuoja tą savo blogumą, jeigu taip galim sakyti. Ir kas yra labai svarbu, tai būtent tas santykis cholesterolio, kad turėtų būti daugiau gerojo cholesterolio negu blogojo cholesterolio kiekio kraujyje. Nes blogas cholesterolis tai būtent yra atsakingas yra už aterosklerozę, tai kraujagyslių susiaurėjimą, nes jisai lenda į tavo kraujagyslių sieneles, jos ten pasidaro toks žiauriai stiprus kietas audinys, toks didžiulis kaip ir plagnė, nežinau, toks žodis, toks kaip audinys, darinys susidaro tavo kraujagysliai, jinai siaurėja, didėja tavo blood pressure, spaudimas, viskas, rizika kraujagyslių ligų padidėja. Ar galima visai atsisakyti gyvulinius kilmės? Galima. Taip, laisvai. Nes tu nieko gero, naudos iš jų nėra.
Tai tiesiog, bet aišku, sunku atsisakyti, nes ypač tai, kad ir apie tos kiaušinius kalbam, tai su ko valgom kiaušinienę? Sviestas, bekonas, dešelės, majonkė. Tai, nu, kaip dabar... Mane pusryčiam šie valgant kiaušinius, nematė? Aš tavęs gal šis pusryčių čia valgant nemačiau. Ateinu su rankšluostuku, 4 kiaušiniai, nieko tušti, kol vieną kramtai ir kitą nusilapė, jeigu nespėjai iki šiandien burną 4 taip reikia suvalgyti. Nu, bet čia gal, pripažink, turbūt vienetas. Nu, ne vienetas, bet dauguma žmonių... Jo, bet jis savo, kad sunku nuryti, sausa ir panašiai, tai... Nereikia kramtyti, tiesiog kryji ir viskas. Čia buvo Tado klausimas apie... Ant kiek blogai 6 dienas per savaitę pusryčiam valgyti po 4-5 kiaušinius? Galim to ir atsakyti, kad šiaip čia yra mano gyvenimas paskutinių 20 metų jau, sakykit dabar. Pagal, nežinau, American Heart Association, tai vienas iš tokių didžiausių, kaip ir research dalykų, tai sako, 1-2 kiaušiniai per savaitę, kiekvieną dieną dar gal okei. Jeigu čia esi sveikas ir tavo nėra cholesterolis padidėjęs, nėra rizikos kraujagyslių ligų, jeigu ten genetiškai šeimoje yra žmonės buvę, kad sirgia yra kraujagyslių ligom, tai gal nebūtų labai tada protinga tiek daug vartoti. Ir aišku, reikia stebėti, su kuo tu tos kiaušinius valgai. Jeigu ten su sviestu, sūriu, majonezu. Kitų šaltinių. O yra logikos išmetinė trinį ar valgyti tik baltymą? Yra, nes jame yra būtent visi riebalai trinyje, o baltyme yra baltymai. Ir žymiai mažiau kalorijų. Nes jisai baltas, dėl to daug baltymų, teisingai? Jo, galim sakyti taip. Pagal tą galim sakyti. Jeigu jūsų maisto spalva yra baltos spalvos, tai tam labai didelį tikimybę, kad čia bus baltymų daug. Teisingai? Aš anksčiau taip galvojau. Tai raudonas mėsos nevalgai? Nėra baltymų? Valgau. Bet dar grįžtant prie kiaušinio, tai kiaušinio baltyme yra visi vitaminai, kurie reikalingi. Tai vitaminas D vienas iš tokių, nes šį vitamino D labai sunku gauti su maistu. Baltyme ar trinėje? Trinėje tik tai yra, jo. Ten sardinėse, man atrodo, yra ir dar kažkur ten žuvyje. Silkė, skumbrė. Kažkur iš tų. Žiūri mažo, šį visą reikia gauti arba su saulė, arba tada jau su baltymais, papildais, kurie yra rekomenduojami yra visiems. Ir tai riebalai yra mūsų endokrininį sistemai svarbus. Taip. Ką jie dar daro? Visos tavo ląstelės yra sudarytos iš fosfolipidų, toks apvalkalas, riebalai yra, hormonų visa gamyba yra atsakinga, riebalai yra atsakingi, plaukai, omega-3 pavyzdžiui, labai svarbu yra sveikiem plaukam, sveikiem nagam, odai ir panašiai. Šiaip yra tiesiog sotu labiau. O energiją teikia riebalai? Labai daug. Tai didžiausia energija teikia 9 kalorijos per gramą. Kai angliavandeniai yra 4, 3,75 šiaip. Baltymai 4. 4,01. Jo? Nežinau. 4, man atrodo. Tai mažint svorį riebalų jokių būdų negalima atsisakyti. Nes aš taip kaip galvoju, kai jūs tu mažini kaloražą, tavo kūnas ir taip patiria stresą. Jeigu tu dar atsisakai riebalų, tu gali savo endokrininį sistemą sugadinti. Mes tai aplamai su Laura propaguojam tokį, kad nieko atsisakyti ir kažko pilnai iškirsti iš tavo raciono nereikia. Nieko nereikia demonizuoti ir nieko nereikia atsisakyti, viskas in moderation. Jo, tą norėjau pasakyti. Prie keto dietos galim dabar ar vėliau prieiti? Galim. Jo, išėdės, tą pačią. Prieisim vėliau, paėsim pagal klausimus. Tai ir lieka tada kas? Baltymai. Čia yra? Svarbus makroelementas. Noriu padėti ar? Sakai. Ne, tu gali. Sakai, tau geriau su terminais, su keisakais. Jo, tai baltymai, manau, kad dažnai žmonės pamiršta apie juos ir galvoja, kad valgo daug, o iš tikrųjų mažai. Labai svarbu, baltymai yra, realiai essential mūsų raumenų visai gamybai. Galim pasakyti, čia yra statybinis medžiagas. Raumuo iš kitų elementų nesistato. Jeigu tu valgysi tik riebalus ir anglius, bet nevalgysi baltymų, tavo raumeninė masė nedidės. Nelabai, nes reikia būtent baltymų, kad būtų stimulas raumenų sintezijai.
sportas ir baltymai. Ir ne tik, kad raumenų masė nedidės, bet jeigu tu dar nesurinksi savo papildomų savo kalorijų arba tavo tikslas bus mesti svorį ir tu mažinsi kalorijas, bet nekompensuosi, ta prasme, nevalgysi, ne tik, kad nevalgysi daugiau šiek tiek baltymų, o nesurinksi tau reikalingo kiekio, tai tavo svoris nuo svarstyklių kris, bet jis kris iš tavo raumenų, o ne iš tavo riebalų. Taip. Ir kas yra šiaip labai blogai, nes tada ir medžiagų apykaita labai lėtėja, nes turi kuo didesnę raumeninę masę, tuo daugiau energijos tu ir išeikvoji. Tiesiog nieko nedarydamas būdamas, būdamas BMR. Jeigu tu meti svorį, esi kalorijos deficite ir valgai pakankamai baltymų, ko gero tavo raumeninas nemažės. Taip. Arba mažės lėčiau. Mažės, jo. Taip. Jo. Priklauso nuo deficito ir nuo žmogaus, nuo treniruočių. Taip, ar gauna raumeninė masė pakankamai to stimulo, kad išsilaikytų jinai, bet taip paprastai sakant, su nedideliu deficitu galima išlaikyti raumeninę masę. Su drastiškom mitybom, kad ir valgysim baltymų, greičiausiai, kad neteksim vis tiek raumeninės masės. Jo. Ir šiaip yra, pavyzdžiui, pratinga, jeigu esi deficite ir apskritai baltymus paskirstyti per visą savo dienos racioną, tai kad ten pusryčiams nesvalgyti 8 gramų baltymų ir po to nieko nebevalgyti. Greitai su kiekvienu patiekalu bandyti apie 30 gramų baltymų suvalgyti, kad palaikyti tą baltymų sintezę, tą vis stimulą duoti. Nes tada... Jo, bet čia dabar ir naujausias straipsnis buvo išėjęs, kuriame tyrė 100 gramų baltymų suvartojimo poveikį ir kiek aminorūgščių, reiškia, yra kraujotakoje. Tai nes anksčiau buvo manyta, kad yra 30 gramų, kuris yra optimaliausias kiekis ir daugiau jau nebeverta. Tai suvalgiu 100 gramų, tas išsilaiko, reiškia, aminorūgščių ir tas baltymų sintezės padidėjimas, suaktyvinimas. Tai nes čia, kai taip paskaičiuoji, 30 gramų, tai gerai, jeigu ten gal sveri 60-70 kg, bet jeigu tu labai sportuojantis ir nori dar priaugti, padidinti raumenų masę, pradedi skaičiuoti 2-3 gramus ant savo kūno masės kilogramų, žiūri, kad tie po 30 gramų niekaip nebesueina. Taip, jo. Tai jau kažkas girdėjo tokį mitą, tai reiškia, galima valgyti daugiau. Galima taip, kad yra naudos. Jo, nes seniau galvodavo, kad tik 30 gramų ir viskas, ir kad daugiau valgai nieko tau neduoda, bet dabar duoda. Tai labai pritemptas skaičius. Žinai, ar sunkiai atlėčių, kuris sveria 130 kg, ar mergaitė, kuris sveria 40 kg. Tai toks labai... Bet čia dar galima galvoti apie tai, jeigu žmogui sakai, kad reikia, nes ta prasme, tai mes sportuojantis, kai mums reikia rinkti tos baltymus daugiau, tai gal ir lengva tas 30 skaičių pasiekti, o žmonėm, kurie niekada nesekė savo, kiek valgo baltymų, tai jam 30 yra surinkti labai sunku per porciją. Tai čia galbūt labiau už to, kad rekomendacija irgi valgyti kiekvienu kartu bent po 30. Taip, padalinti per visą dieną. Taip. Nepalikti vakarą. Taip, nes tada tu turėsi suvalgyti savo ten tos 80 gramų ir iš kur tau juos suvalgyti. Ir dar svarbu paminėti, kad šie baltymai yra labai užpildantis, tai čia iš visų 3 makroelementų jis ilgiausiai laiko tau sotumą. O riebalas netiek duoda? Riebalas greičiau pereina per visą skrandį ir žarnyną, o būtent baltymas ilgiausiai užsibūna ir ilgiausiai duoda sotumo jausmą. Nes ten padeda hormonus įsiskirtukės, kurie yra būtent mažina tavo norą siekti maisto. Tai va irgi labai įdomu yra. Tai padėtų su svorio metimu, padidini baltymų, jautiesi sotesnis. Nes tiesiog mažiau jo visko nori valgyti. Dėl to ir mes, pavyzdžiui, savo konsultacijose ir bandome kažkaip gadinti žmogų, kad savo patiekalus sudarinėtų aplink baltymus. Tai susigalvoji baltymą ir tada aplinkui ten daržovės ir panašiai dėlioji. Tai kokie skaičiai maždaug rekomenduoja minimum ir maksimum, kalbant apie kilogramo kūno svorio. Ir dar klausimas, ar skaičiuojasi visas kūnas, ar skaičiuojasi tik raumeninė masė? Tai vat, jeigu esi super atletas, tada nuo tavo liesos masės skaičiuojasi ir yra virš 3 gramų per, man atrodo, kilogramą, man reikia iš tikrųjų Tenais yra, jeigu ten skaičiuoja LBS-ais, tai iškis pagal amerikietišką, taip, teisingas sakyt. Tai pagal jų sistemą, tada jie ten skaičiuoja nuo lean muscle mass ir tada skaičiuoja LBS-ais ir tada ten tos gramus ten kažkaip suskaičiuoja. Jau pagal mūsų tą priimtiną skaičiavimą, tai tiesiog ant kūno masės kilogramų skaičiuoti yra. Nes vis tiek, ar tai tavo kūno masė yra sudaryta iš daugiau iš riebalinės kūno masės, ją vis tiek reikia aprūpinti. Tai pas mane rodo kiek 17.
100 nėra riebalų visai. O minimumas yra kažkoks, tu spėjau pavojingas minimumas, kai tavo nagai ir plaukai pradeda kristi. Tai vat reikia nuo 0,8 iki 1,5. Tai ko gero, tai jeigu minimum vieną turim surinkti. Taip, vienas jo. Vienas gramas, kilogramą kūno svorio. Bet čia kalbam apie sveikatingumą tam, kad, reiškia, nesutriktų jokios sistemos. Taip, čia jau tos tiesiog grinai, jeigu ten kažką per daug aktyviai nesportuoji, tiesiog palaikyti tavo sveikatą. Bet jeigu didėja tavo aktyvumas, tai tada eina nuo 1,6 iki 2,2 gramų baltymų per dieną, per kilogramą. Jo. Dar vieną dalyką pasakysiu, labai dažnai žmonės nežino, kad 100 gramų vištienos nėra 100 gramų baltymų. Čia labai dažnai žmonės pasiklys. 100 gramų vištienos, kiek ten 20-25 gramų baltymų. Čia nuo viskas priklauso, kur augo. Bet taip, čia visą laiką žiūrėkit makroelementus, o ne kiekį. Taip, tai vėlgi etiketą skaityti. Taip. Baltymai, tai reiškia, yra ne tik, ypač moterys galvoja, kad valgant baltymą, tai reiškia, mes iš karto tik tais ruminę masę auginam, bet baltymas yra sudarytas iš aminų rūgščių. Kam jis dar yra reikalingas ir kam, reiškia, moteris lengviau papirkti, kad valgytumėt jūs tų daugiau baltymų. Ten, pavyzdžiui, aminų rūgštys yra reikalingos ten naujų plaukų ten gamybai, nago regeneracijai, augimui ir taip toliau. Tai reiškia, tai reiškia, aminų rūgštys mums yra reikalingos daugelį funkcijų, kad vyktų regeneracija kažkokia, atsistatymas ar naujo kažko kūrimas. Tai jeigu moteris ypač dažnai nevalgo tų baltymų ir jeigu turi kažkokių problemų ten su plaukais, nagais, tai reiškia, gal reikia... Greičiau sensta moteris nevalgantis. Tai reikėtų pasižiūrėti, kiek surenka ten tų baltymų ant kūno masės kilogramų. Nes kolagenas, keratinas yra odoje, plaukose, nogose yra baltymas. Ir tam, kad jis atsigeneruotų, palaikytumėm jo gerą sveiką būklę, reikia valgyti baltymus. Yra tokios 3 taisyklės, jeigu neklystu iš universiteto dėstytojus Mindrių išgirdau, jisai sako, mes sveriame tiek, kiek mes suvalgom, tai reiškia kalorijos, mes jaučiamės tai, ką mes valgom, tai reiškia, jeigu mes valgom tuščią maistą, ten perdirbtą maistą, tai mes galim jaustis blogai. Taip. Ir mes atrodom tai, ką mes valgom makro prasme. Tai reiškia, jeigu mes turim daug baltymų, tai reiškia, mes galim turėti didesnį tą liesos kūno masės, jeigu mes ten valgom labai daug angliavandenių ir jie gali būti pavirsti, reiškia, į tą atsargą. Ar yra pavojinga valgyti daugiau baltymų? Dažnai girdžiu iš tėvelių, iš vaikų, gal kepenys sustos, inkstai sustos, išbers. Ar yra kažkokia ta kritinė riba, kol 10 gramų per kilogramą kūnas? Aišku, čia yra sunku fiziškai suvalgyti. Ar yra kažkokių tokių mitų ar ne mitų? Man atrodo, kad nėra ribos. Jo, nes ko tavo kūnas nepasisavina, tiesiog pasišalina su šlapimu, nes yra tas nitrogeno balansas, nes baltymai turi nitrogeną savo cheminiai struktūrai, ten yra toks ciklas, tai ten turi išlaikyti balansą. Jeigu yra pozityv balansas, tiesiog, jeigu per didelis yra, tai tiesiog pasišalina. Tiesiog pasišalina, nebus ten geltonas nepasidarys, spuogais neišbers. Ne, aišku, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, yra alergija ten išrūgų baltymam, pavyzdžiui. Bet jeigu čia žiūrint tiesiog į general populaciją, tai ne. Plus tikrai būtų sunku. Per daug suvalgyti jų, tikrai. Dabar prie riebaliukų, kiek gramų per kilogramą kūno svorio? Tai va, čia yra labai individualu, bet yra nuo 20 iki 5% tavo visos kalorijų normos. Ir čia jau kaip kai kurie žmonės mėgsta daugiau valgyti riebalų, kiti mažiau, čia manau kaip pačiam asmeniškai. Kaip suprast, kad tu nedavalgai riebalų arba jau kad pervalgai? Gal priklauso nuo dar tikslo, kokį tikslą turi? Sunku gal būtų pasakyti kažkaip iš pojūčio kažkokią. Taip. Šiaip riebalų, tai paprastai skaičiuojant 1 gramas ant kūno masės kilogramų turėtų būti riebalų. Kažkas tokio. Tai čia taip, bet čia nereiktų labai ryštis ten prie tų skaičių, taip kaip ir jūs ir rekomenduojate žmonėm, tai geriausia būtų prie baltymų ryštis ir surinkinėti baltymus, o tada lipdyti riebalus, angliavandenius aplinkui maistą ir ten jau tas balansas, ar tu daugiau angliavandenių ar riebalų surinksi, jau nebėra jau toksai jau labai svarbus. Angliavandeniai yra svarbus, reiškia, mums dėl energijos, kad mes turėtume energijos sportuojant. Riebalai, baltymai jie taip pat teikia, bet crossfite kas labiausiai dominuoja, reiškia, iš ko mes gaunam energiją? Iš angliavandenių. Iš angliavandenių. Glikogeno atsargų. Jo, tai
Reiškia, kad tos glikogeno atsargos jos būtų nuolat papildomos, kadangi mes jas išeikvojam sporto metu, tai reikia atgauti ant tų angliavandenių. Bet yra tokių, kas nevalgo jų. Taip, tai kaip ten ta mityba vadinasi? Keto mityba. Tai ką apie keto mitybą, ar yra gerų crossfiterių, gal jūs žinot, ir kaip gali kūnas funkcionuoti, reiškia, be jų. Aš tau galiu pasakyti, kad tarp 100 geriausių crossfiterių pasaulyje nėra nei vieno keto atleto. Jo. Galit mane pataisyti. Tai šiaip, man to aš ką panašu esu girdėjus. Šiaip keto dieta, iš kur jinai atsirado, galime gal nuo to trumpai pradėti, tai žmonėms sergantiems epilepsiją, ypač vaikam, nes padeda sumažinti priepuolių stiprumą ir dažnį. Tai čia yra legit, kaip ir... Tiesa. Jo, gydytojas, išrašo tokį kaip ir gydymo būdą. Ir jis tikrai labai padeda vaikams ir ypač kažkodėl vaikam. Bet tada, aišku, kodėl čia išaugo populiarumas visam dietų pasaulyje, nes pasilaikius savaitę dvi krenta svoris, nes nevalgai angliavandenių, tai krenta tavo visas vandens kiekis kraujyje, ne kraujyje, o kūne. Bet ką aš norėjau pasakyti? Kad keto dieta gali būti kažkiek naudinga endurance atletams, tai dviratininkam, maratonininkam, ultramaratonininkam. Ilgų distancijų. Taip, ilgų distancijų, nes bėgant, tarkim, antroji zonai, tavo kūnas pagrindė naudoja riebalus energijai, jeigu ilgą atstumą bėgi, ar ten važiuoji dviračiu, tai gali ilgai valgydamas keto dietą kūną pripratinti, imti tą riebalus kaip pirminį energijos šaltinį. Aš čia labai per aplinkui pasakiau, bet gal ir aišku. Tai žodžiu, crossfitui, kuo intensyvesnis sportas, tuo reikia labiau glikogeno atsargų ir angliavandenių, kad greitai pasisimtų. Skaičius, kiek yra glikogeno atsargas, kiek maksimum gali sukaupti? 500 gramų raumenyse. O kalorijom, jeigu taip kalbėt? Nepasakysiu. Girdėjau, iki 5000 kalorijų gali tas būti? Aš žinau, kad kai daro tą carb loading, tai būna 800 gramų angliavandenių valgo 3 dienas iki varžybų. 800. 800. Jo, bet tenais daro pradžiui ir tą deloadą, reiškia, nevalgo, išsekini dar labiau, tipo, ir su intensyviu sportu išsekini ir tada labai bandai sukelinėti ir tada jo kažkiek tai vyksta superkompensacija ir daugiau tu jo sukaupi, bet nenatūralu ir labai ilgai neišlaiko jisai. Jo, čia grinai buvo ten varžybom ar kažkam iš tos pusės. Tai ir greitai, grubiai nuo 1 iki 7-10 gramų per kūno svorę priklauso nuo tavo tikslo. Nu taip, jau 7 jau būtų toks... 7 čia jau... Čia kaip mes ir kalbėjom, tai reiškia, kad baltymus svarbiausias rinkinėti, aplinkui rinkinėjai tos riebalus ir angliavandenius, tai čia jau jeigu čia kalbam į sveikatingumą, jeigu su varžybiniais tikslais, tenais quarterfinals dabar vyksta, tai reikia daugiau užkrauti, tai reiškia daugiau didinti ten tų angliavandenių, tai yra ten tos irgi normos, ten nuo 1 iki 3 gramų, jeigu neklystu, jeigu yra mažas poreikis ten tų angliavandenių, jeigu vidutinis poreikis nuo 4 iki ten 6 gal, ar ten 5, ir jeigu jau labai didelis poreikis to glikogeno ir jo reikia papildyti, tada valgai dar daugiau. Šią savaitę 7 laikau. Nu tai va, tai dėl to, kad poreikis yra. Sukišt, bet... Jo, bet taip iš paprastiems žmonėm, tai tiek nereikia. Čia fiziškai sunku tiek suvalgyti. Jeigu aš teisingai dabar viską supratau, dabar nepriklausomai nuo tikslo, ar mes metam svorį, ar mes auginam, ar mes maintaininam, baltymą mes neliečiam, plius minus laikom, riebalą plius minus laikom ir žaidžiam labiau su karpsais. Norim numest svorį, bandom deficitą daryti iš anglių, o norint priaugti svorį, darom proficitą iš anglių. Ar aš neteisus? Ar viską proporciškai mes keliam? Gali riebalus, nes lengviau yra, pavyzdžiui, jeigu tau yra sunku, tarkim, čia buvo vienas klausimas, jeigu sunku priaugti svorio, tai pavyzdžiui, aš rekomenduočiau tada šiek tiek labiau fokusuotis į riebalus, nes tiesiog lengviau daugiau jų suvalgyti. Tarkim, sėdi riešutus, valgai, žiauriai sveika, labai gerai sveikatai. Aukšto mažas kiekis, daugiau kalorijų turintis, tai tada tiesiog lengviau tau fiziškai suvalgyti. O dar iš tokių mitų sako, jeigu aš valgau riebalą, man riebalas tiesiai eina į riebalą. Taip nevyksta. Taip nevyksta, ne. Visas kūnas, kuris patenka į mūsų skrandį žarnyną, jis yra skaldomas, ir paskui jau kūnas ten dėlioja, kur reikia. Taip. Teisingai, aš sakau. Riebalas riebalą neina. Ne.
Tai, pavyzdžiui, per daug cukraus suvalgys, jeigu tavo kūnui nereikės tiek energijos, tai tie angliavandeniai, tas cukrus bus saugomas tavyje kaip riebalai. Tai, žiūrėjau, nėra didelio skirtumo, iš kur tu gavai tos kalorijos. Jeigu yra proficitas, tu kaupsi riebalą. Taip. Jo, jeigu yra deficitas, tu riebalas kris. Tik labai priklauso būtent kompozicija. Kas nori, kad tau kristų, ar riebalai, ar raumenys. Tai, žiūrėjau, kalorija nelygu. Ne. Jo, kad vis tiek yra priklausoma nuo tikslo. Jo. Tai va. Good. Prie metabolic baseline. Kaip? Gerai, žmogus atėjo maždaug, arba neatėjo pas jūs, nusprendė arba auginti svorį, arba mes svorį, jam reikia sukurti arba proficitą, arba deficitą. Jam reikia kažkokių skaičių, nuo ko pradėti. Kaip maždaug plius minus suskaičiuoti, kiek yra tavo dienos kalorijų, kiek tu sudegini, kiek tu suvartoji? Taip, tai yra formulės, mes pas save irgi duodam pagal formulę suskaičiuoti, tai pirmiausia suskaičiuoja savo basal metabolic rate, tai čia yra bazinis. Čia grubiai, kiek tavo kūnui reikia kalorijų, kad... Nieko nedarant. Bazinė medžiagų apykaita. Taip. Tai čia skaičiuojant šitą formulę įsistatai savo ūgį svorį ir gauni tam tikrą kalorijų skaičių ir tada tą kalorijų skaičių pasidaugini iš koeficiento, kurį irgi gali savo prisiskirti pagal savo aktyvumo lygį. Bet čia irgi toksai... Labai apytiksliai. Taip, apytiksliai, tai irgi gali kartais save pervertinti ar per mažai pasiskirti, per daug pasiskirti. Tai irgi, net jeigu pats vienas skaičiuojasi ir pasidaugini ten iš to 1,5, tarkim, esi vidutiniškai aktyvus ir pasidaugini. 2 savaitės pasėdė ant šito kaloražo, pasižiūri tau, ar kažkas keičiasi, nesikeičia. Jeigu galvoji, kad čia yra tavo aktyvumo levelis ir nori mesti svorį, per 2 savaitės tavo svoris niekaip nekinta, reiškia, galbūt tu per mažai judi ir tau reikėtų šiek tiek mažiau. Tai čia irgi žaisti, eksperimentuoti reikia. Kaip dažnai reikia svertis žiūrėti? Kasdien turbūt nereikia. Čia labai individualu. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nenoriu svertis kiekvieną rytą, nes labai galiu, čia priklausomai kokią turėjai gal patirtį su maistu vaikystėje ar paauglystėje ir panašiai. Bet mane, pavyzdžiui, asmeniškai triggerina, nors aš žinau, kad... Nes labai mūsų svoris varijuoja. Nors ten gali iki 3 kg būti skirtumas ir ypač moterims su menstruacijų ciklu ir viskuo, su sportu, hidratacija ir panašiai. Tai tas skaičius, ką rodo ant svarstyklių, tai nebūtinai parodo, kad ten yra tavo riebalinės masės tiek ir panašiai. Tai nors aš tai ir suprantu, manęs aiškiai biški veikia, kai aš matau, kad ten po 2-3 kg kiekvieną dieną skiriasi. Tai aš tengiuosi 1 kartą per savaitę, ryte visą laiką, ką tik atsikėlus, negeros vandens, po tualeto, be rūbų, tiesiog, kad būtų toks space. Visą laiką tos pačios sąlygos, vienodos sąlygos. Taip. Bet yra, pavyzdžiui, tu... Aš, pavyzdžiui, aš suriuosi kiekvieną dieną, ryte irgi iš karto atsikėlus ir aš veduosi ir žiūriu vidurkius. Savaitės vidurkį. Jo. Tai irgi, kadangi manęs netrigerina, tai man patinka sekti, žiūrėti, aš tada galvoju, kodėl čia, pavyzdžiui, šiandien pakilęs, man tiesiog įdomu stebėti. Bet galiausiai vis tiek išsivedė vidurkį, tiksliau man išveda mano mitybos konsultantas ir tada žiūrim kaip kas. Bet vis tiek tai tas kūno svoris jisai nekinta, jisai kintantis yra, gali kis kiekvieną dieną, ten sakai ir pakankamai didelį tie rėžiai yra, bet pokytis mitybos, reiškia, tam plane, jisai turėtų būti vykdomas kas savaitę, kas 2 ar kas kiek laiko. Nes jeigu dabar aš šiandien užlipau ir pamačiau, kad 500 gramais esu sunkesnis, tai nereiškia, kad aš šiandieną jau turiu viskas mityba neveikė, mano tikslas buvo numesti, o čia aš priaugau. Tai kas kiek laiko turėčiau Aš sakyčiau, kas 2 savaitės, minimum 2 savaitės. Ir yra, būtent kas yra sveikas svorio metimo, kaip ir... Kiekis, tą nori pasakyti? Greitis, arba nežinau, kaip pasakyti. Tai yra nuo 0,5 kg iki 1 kg. 1 kg jau yra visai daug per savaitę. Per savaitę čia jau daug. Čia jau labai daug. Tikrai čia yra visai drastiškai. Čia, jeigu gal labai nesportuoji, nes kažkokių rezultatų, ten labiau nori tiesiog tokio greitesnio kažkokių rezultatų, gal tada okei, bet šį visą laiką rekomenduojame kuo mažesnį turėti deficitą ir kuo lėčiau mesti svorį. 1% nuo kūno masės turėtų kristi kas savaitę, pačiai pradžioje jisai gali būti kažkiek staigesnis, jeigu sumažinau ypač ant tų angliavandenių, tai tada biškai vandenis, bet iki 1% yra sveikas, daugiau yra nebesveika ir gali grįžti, reiškia, vėliau sukaupo. Tai tas jo dėsnis. Tai va, ir... Jo, tai gali būti tikrai, kaip ir sakai,
tu sėki, įdomu iš tikrųjų išvelgti gal tada kažkokius ten trendus, nežinau, būna pavalgai daugiau druskos, tai susilaiko labai daug skysčių kūne, tai iškart didesnis. Merginom, pavyzdžiui, įdomus menstruacijų ciklu irgi stebėti. 3 kg, pavyzdžiui, man asmeniškai tik 2 kg padidėjo visą laiką. O po to praeina ir viskas nukrenta. Taip, ir šiaip tai užlipsi ant svarstyklių tą dieną, būtent nesuvoksi, kad čia tau dėl ciklo užlipsi, galvosi, kad čia man atsitiko. Tai tos svarstyklės irgi tas skaičius, jis, realiai, jo stebėjimui gerai, bet tikrai nereiktų fokusuotis ant to skaičiaus tą vieną dieną. Ir noriu gal trumpai tik paminėti apie menstruacijų savaitę. Tai kas labai įdomu buvo ir aš ko nežinau, nes visą laiką būna, kad labiau norisi valgyti tą savaitę, tiesiog visą laiką visko norisi. Ir dėl to, kad kelias dienas prieš pradeda išsiskirti alkio hormonai, kurie skatina tavo norą siekti maisto ir kažkokių gal labiau nesveikų maistų, ne tik nesveikų, bet labiau gal riebesnių, labiau saldesnių, bet kažkokių tokių, nes padidėja ir tavo... Grilinas. Kaip? Grilinas. Jo, čia būtent kas skatina maistą. Ir padidėja tavo energijos išeikojimas, tas basal metabolic rate, bazinis, ką mes ir ką tik šnekėjom, jis padidėja, man atrodo, apie 205 kalorijų per dieną, kas yra visai didelis skirtumas, jo. Bet čia tik ta savaitė praeina ir vėl viskas sugrįžta į vėžes. Bet įdomus yra toks... Dar kai kortizolis auga, irgi apetitas padidėja. Taip, jo, kad yra su stresu irgi, nes irgi viskas susijęs su ghrelin, su tuo hormonu. Nes jisai tavo smegenyse būtent veikia tavo... Jis mažina tavo energy expenditure ir skatina valgyti daugiau. Ir sotumo nebe tiek jauti, kai jis įsiskiria. Jo. Stresok, Robertai. Taip, dėl to, pavyzdžiui, miegas, bet tai galim greitai pasakyti. Miegas gerėja? Jo, tai, pavyzdžiui, kai miegi mažiau negu optimalus yra 8 valandas, 7-9 valandas per naktį. Bet jeigu mažiau miegi negu 7 valandas, tai tavo kūnas įskiria daugiau to grelino ir visi šitie procesai vyksta. Sumažėja tavo... Jeigu neišsimiegi, apetitas auga. Jeigu tu meti svorį, čia yra blogai. Žiauriai blogai, nes tikrai yra sunkiau. Jo, ir tada irgi vėl norisi kažkokių saldumynų, angliavandenių daugiau ir panašiai, nes tiesiog grinai tavo hormonų yra kraujyje daugiau, kurie tave verčia, tiesiog tavo visa fiziologija tave verčia. Čia grinai ne kažkoks valios klausimas ar kažkas, bet tiesiog kūnas eina biškai prieš tave. Tai dėl to noriu mesti svorį, sumažinti kažkiek, tai yra rekomenduojama visą laiką turėti reguliarų miego režimą, stresą mažinti, sportas ir visą kitą. Pavyzdžiui, pasportavus irgi išsiskiria tam pirmas 35 minutės ar kažkiek ar valandą išsiskiria kitas hormonas, kuris kaip tik mažina tavo apetitą ir didina sotumo jausmą. Taip, pavyzdžiui, man asmeniškai, nežinau kaip jums, pasportavus kokią pusvalandį valandą nesinori visiškai valgyti. Nes pulsas dar aukštas. Ir visas irgi. Jo, bet tai kai padidėja, reiškia, tas kraujo spaudimas, reiškia, ir kai mes pradedam dirbti, tai kraują pradedu skirstyti į ten, kur reikia. Tai reiškia, jeigu mes sportuojame, mums nebereikia virškinti. Jeigu mes sportuojame, mums reikia kraujo raumenyse, tai todėl ir būna, kad ir sustoja tas virškinimas, būna sunku valgyti ir todėl ir dar irgi nesinori to maisto, nežino, kad jisai stovės labai ilgai skrandyje, tai tas nesmagus jausmas būna. Jo, čia kaip ir su maratoninkais ir visą kitą, kodėl yra labai svarbu, net ir su varžybom crossfito labai svarbu išmokti, gal labiau maratonam bėgimui, kad išmokti valgyti bėgant ir sportuojant, nes tiesiog kūnas nėra įpratęs virškinti maistą, kai tu bėgi, nes kaip ir minėjai, kad visas kraujas yra kojose, rankose ir panašiai. Tai, bet galima ištreniruoti kūną. Irgi šitas, jo. Ar yra svarbu, kada mes surinksime per dieną tas kalorijas, kurių mums reikia, ar aš galiu, nes tas intermediate fasting ir ten yra skirtingų tų valandų, kaip čia tų santykių, bet sakykim, ar aš galiu vienu prisėdimu suvalgyti 3500 kalorijų, kiek man reikia, ir ar tai bus taip pat... Taip pat efektyviai, reiškia, viskas taip pat bus, lyginant su to, kad aš išskaidau į 5 maitinimus. Šiaip, aš kiek žinau, tai nėra įrodyta, kad intermittent fasting šiaip jokia dieta nėra kažkuo pranašesnė už kitas dietas. Tai čia intermittent fasting, man atrodo, tiksliau, yra būdas, kaip reguliuoti suvalgomų kalorijų kiekį. Jo, bet dabar neprisirišam prie tų mitybų, bet būtent šiaip, ar galima valgyti visas kalorijas per vieną kartą, ar ten per 2 kartus, ar reikia išskaidyti, ar yra svarbu išskaidyti maistą dienoje.
Ar nėra didelio skirtumo? Tai, pavyzdžiui, jeigu sugrįžtų prie baltymų, žinai, koks savo tikslas, jeigu nori užsiauginti raumeninę masę, tai vis tiek tu turėtum palaikyti tą baltymų, stimuliuoti savo baltymų sintezę. Tai per vieną kartą, kai ten suvalgysi visus 100 gramų baltymų, nebus tokios naudos, kaip būtų, jeigu 5 kartus įskaidytum. Tai čia iš šitos pusės. Ir šiaip, sako, tarkim, kad fastinimas šiek tiek gal padeda labiau susikaupti ir labiau protinę veiklą tavo suaštrina, jeigu nevalgai ryte. Esu girdėjus, Andrew Huberman apie tai šneka, kad jisai šiaip ryte nevalgo angliavandenių, nes angliavandeniai tave šiek tiek padaro tokį labiau slopina, nes, pavyzdžiui, dėl to visai sako, gerai yra prieš vakarą valgyti angliavandenius, nes tada tave labiau slopina miegui. Tokį komfortą duoda. O būtent su intermittent fasting yra, tai gerai nevalgai iki 12, nieko neduoji savo kūnui, tiesiog tavo energija nėra eikvojama virškinimui, tu gali tą energiją duoti protiniai, tarkim, veiklai. Tai va čia yra, gali būti kažkoks pliusas kai kuriems žmonėm, bet vėlgi čia yra labai individualu. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai bandžiau intermittent fasting, bet pusryčiai taip skanu. Geriausia dalis dienos su kavutė. Aš seku vieną bodybuilderį, jisai nesenai baigė karjerą, jo tikslo dabar nėra auginti raumeninį masę, tai jisai valgo vieną kartą per parą. Taip ir kalba. Jeigu man reikėtų dabar auginti vėl masę raumeninę, aš valgyčiau dažniau tik dėl baltymų sintezės. Bet dabar laikyti masę man labai, sako, komfortiškai ir patogu. Vienintelį, kad čia gali būti diskomfortas skrandžiui. Tiek maisto, kokius 3000 kalorijų kišt per vieną kartą, čia toks. O minėjo, ar valgo kažkokius papildus vartoja ar kažką? Ne. Kažkai ten hormonų, bet daugiau nėra. Supratau. Nes, man įdomu, vis tiek yra ten tie tam tikri kažkokie reikalavimai vitaminų, mineralų, tai viskas susigrūs per vieną kartą, sunkoka. Aš manau, gal labiau yra sustainable valgyti kelis kartus įprastai. Patogiau gyventi. Daugiau lengvumo bus, kai tu mažiau valgai dažnai. Kažką gali veikti, sportuot gali, nes pavalgai. Nes ką tada pavalgai ir viskas mėgi. Guli, kad susivirškintų viskas, jo. Tai yra toks. O dabar, žiūrėk, buvo klausimas iš Ugnės, man atrodo. Jeigu tu sportuoji anksti ryte, pavyzdžiui, pas mus yra 6 ryto klasė, tu kilėsi 4-5 ryto ir nespėjai pavalgyti. Ar tai yra gerai, jeigu aš nenoriu valgyti rytais, ar geriau visgi prieš treniruoti kažkokį sneką įmest, ar kaip čia? Viskas yra gerai, jeigu nesinori valgyti ir ypač 6 ryto, tai tarsi, jeigu tu pavalgai sočią vakarienę subalansuotą, tai tau kaip ir turėtų užtekti tos energijos rytui. Dar yra vienas dalykas, šiaip yra gerai treniruotis skirtingais laikais, ir vakare, ir ryte. Tai vakare ateini, pasportuoji prisisotinės anglių ir pasportuoji, o ryte tada šiek tiek sportuoji iš to deficito, ar kaip čia pasakyti, tai irgi tu savo kūną įmeti į vairias situacijas. Čia labai pasimato per varžybas, kai yra, varžybos vyksta visą dieną, ten 6 workautai, ryto iki vakaro, iškart matosi, kas kada sportuoja. Yra rytiniai, kuri pirmą workautą, yra rytiniai miega, ir į vakarą atsikelia. Žinai, čia tas labai gerai pastebėjai, kad aišku, ne visiems išeina, bet stenkitės keitaliot treniruotis. Viena ryte, viena vakarė, jeigu išeina, gal šiek tiek vėliau, šiek tiek anksčiau, čia yra gerai. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus norėtų kažkokios gal energijos gauti ryte sportuojant, tai visada kava daro didžiulę iš tikrųjų įtaką, kofeinas kavoj. Ne, bet ne kava, ar koks nors ten noko geriamas ar kažkas. Taip, bet jeigu atsikeli ten, vis tiek, tu atsikeli ir iki džimo tau pusvalandis užtrunka. Tai realiai, jeigu tu nori, gali ir suvalgyti tą bananą, pusę banano, kažkokį ten greitą. Jis sako, jog lipa jisai viršų, bananas, reiškia, nespėja suvirškinti. Tai gal yra kažkoks kitas. Bet yra kažkokių gėrimų tikrai, kurios galima. Arba kava su medum, aš kartais taip darau. Labai labai skanu ir medaus šaukštelė, daug žiauriai angliavandenių. Šiek tiek anglio. Daug nereikia. Svarbiausia suvirškinti turbūt prieš treniruotę. Jo. Arba datulės irgi labai greitai pasisavinamos ir šiaip sveika labai tai iš tos pusės. Bet tikrai jo. Bet turbūt irgi ir nuo intensyvumo priklauso. Jeigu treniruoti pakankamai lengvai ten 2-3 zonai, tai nebūtina tikrai. Jeigu ateini į crossfitą. Žinai, crossfitas nelygų crossfitas. Šiandien gali būti Franas, rytoj gali būti koks Indė, žinai. Visiškai skirtingi stimulai. Pavyzdžiui, su bėgimu ryte, tai jeigu ten bėgi 20 km ryte, tai rekomenduojama pasimti kažką tada su savim kartu, nes prabėgus ten 12 km bus
galimai, kad pradės trūkti energijos, nes jau išnaudosi savo tas atsargas, kurias turėjai. Girdėjau tokį, greičiausiai čia mitas, kad sportuojant ant tuščio skrandžio greičiau dega riebalai. Mitas čia. Jo, nėra taip. Nes yra labai daug tyrimų padarę, ten kontrolinė grupė turėjo ar ne, kurie ant tuščio skrandžio ir ant pavalgės sportuodavo. Tokias pat kalorijas valgydavo visiškai per dieną ir nepamatė jokios. Jo, ko gero tavo kūnui nėra skirtumo, yra intake, yra outtake. Netgi kaip tik gali pavalgęs, turėdamas daugiau energijos išeikvoti ir taip padidinti savo deficitą. Tai vat irgi iš tos pusės svarbu. Glikeminis indeksas buvo labai madingas žodis prieš kelis metus, visi žiūrėjo, skaičiavo, kas čia yra ir ar tai reikia kreipdėmėsi. Čia gal irgi kiek susijęs su tais kompleks. Jo, tai yra kompleks. 3 tipai to glikeminis indeksas skirstumas į gal 3 nerūšis, bet gal kategorijas, jo, tai yra žemo, vidutinio ir aukšto. Tai kuo žemesnis, tuo yra geriau. Tai žemės... Čia kalbam apie tos, kur kalbėjom apie angliavandenius, čia lėtėjai. Taip, jo, sudėtingi. Čia bus, reiškia, žemesnis glikeminis indeksas. Daržovės. Pilno grūdo visi grūdai, lęšiai, beans, pupelės. Viskas iš tos pusės. Ir rekomenduojama kuo daugiau valgyti jų, nes nėra labai gerai, kai... Nes kuo didesnis glikeminis indeksas, tuo greičiau spaikina tavo gliukozės ir paskui nukrenta. Jo, cukrus lygis kraujyje ir tada nukrenta labai krešina greitai. Tada būna tas energijos, ten, pavyzdžiui, per pietus būna daugumai energijos toks kritimas. Norisi miegoti, visiškai nesigavoja ir panašiai. Tai kad to išvengti yra patartinama kuo mažiau valgyti aukšto glikeminio indekso produktų. Tai vad galima, jeigu per pusryčius sausi pusryčiai su pienu, tai greičiausiai per pietus gali būti, nebūtinai, bet gali būti tas energijos. Jo, ir dėl to labai yra rekomenduojama valgyti sūrius pusryčius, kad būtent neišspaikinti to cukraus lygio kraujyje taip greitai, nes tada valgant sūrius palaikomas šiek tiek tavo pastovesnis gliukozės kiekis kraujyje ir apetitas yra mažesnis, sotesnis, ilgiau jautiesi ir irgi, jeigu nori mažinti svorį, tai... Įmaišyti, kiek žinau, jeigu tu suvalgys tik cukrus, kas yra aukštas glikeminis, pas tai paikins, bet jeigu tu tą cukrų, tarkim, sumaišysi su daržovėm, jau taip stipriai taip nepaikins. Jo, tai dabar yra toksai hakas, taip tipo sako, jog prieš maistą pirmiau suvalgyti kažkokias daržovės, taip, ir tada, kad ir kokį valgysinais ten su, kad ir aukšto to glikeminio indekso angliavandenius, tai jie taip nesukels, nebus tokio didelio to šuolio aukštyn. Taip, tai čia dėl skaidulų viskas yra irgi, nes skaidulos neleidžia gliukozei taip greit patekti į tavo kraujotaką ir išlaiko kraujotakoj, neleidžia pasisavinti taip greitai gliukozės, išlaiko kraujotakoj ir nekyla ten tas kiekis taip greitai. Tai, su saldumynais ir desertais tas pats, jeigu, aš žinau, pavyzdžiui, kad aš mėgstu desertus, tai tada tą desertą suvalgai iškart po pietų, o nepasilikti kažkokio laiko ir kaip atskiras sneksą. Nes įgi nespaikinant, taip, jo. Jo, tai šis irgi yra labai svarbus reikaliukas. Kaip reikėtų planuoti maistą prieš ir po treniruočių? Ir gal iškart šiek tiek praplatinsim. Ir varžybų dieną, dieną prieš varžybos, per varžybos ir po varžybų. Gerai. Vieną dieną prieš, per ir vieną dieną po. Tai dabar sportas, sakykime, nesvarbu iš tikrųjų dienos metas, kokiu dienos metu sportuojat, bet dabar ką reikėtų valgyti prieš treniruotę ir ką reikėtų po treniruotės ir kiek yra svarbu pavalgyti prieš ir po. Prieš apkalbėjom, galima sportuoti prieš tuščiu, skrandžiu nepavalgius, bet ar yra labai svarbu po sporto pavalgyti? Galiu gal pasakyti, gal prieš ko yra rekomenduojama vengti, nes šiaip irgi labai svarbu, tai vengti riebalinių produktų, nes labai apsunkina tavo virškinimą ir tada daug sunkiau tiesiog performinti geriau. Pas mus, atsiprašau, Peropina, labai gerų pasimatė tokių žmonių, kurie visiškai nesigaudo. Padaro workoutą, jam dabar reikės eiti antrą daryti, užsako kokį kebabą, pavalgo pikantiškas salotus, neklikina žmonėms galvoj. Tai čia tokių dalykų reikia vengti. Taip, arba aštrių labai produktų, kai kuriem, pavyzdžiui, žmonėm kava neveikia, nors tik kofeinas labai turėtų pagerinti performansą, bet būna, kad virškinimas sutrikdo.
Taip pat reiktų neeksperimentuoti, ypač jeigu jau apie varžybas kalbant, tai kažkokiu tai, girdėjau, kad kažkoks geliukas yra, taip, reikėtų prieš tai pasidaryti kažkokią tai kontrolinę treniruotę, pasibandyti tuos... Nes stresas prisideda, tai irgi dar būna suka pilvo, žiauriai, būna visiškai nieko nesinori, tai dar ten prisideda kokį naują produktą, tai šis gali būti negerai. Tai vat šitų vengti ir baltymų irgi nėra gerai per daug ten užvalgyti prieš pat varžybas, dviejų varžybų dieną ar prieš pat treniruotę. Viskas turi būti apie angliavandenius. Tuos greituosius. Kuo arčiau artėjant prie treniruotės, tuo greitėlį. Taip, tai kuo paprastesni tie angliavandeniai, tai kaip išnekėjom. O po treniruotės ar egzistuoja tas... kaip ten anabolinis langas, kur reikia kuo greičiau rūbinį kišti. Mitas, bet jisai toks turintis ir tokių tų straipsnių, tai reiškia, kur vienur nepadidino, kitur padidino tą baltymų sintezę, šiek tiek suaktyvino labiau. Tai kitur mačiau, kad ten keletą procentų yra didesnė baltymų sintezė. Tai iš vienos pusės atrodo, jau tu gali pasimti 1% kažką daugiau, kodėl ne. Tu irgi darai daug recovery protokolų kažkokių, kurie tau tik tais galimai prie tavo atsistatymo prisideda tik tais dalimi maža. Tai reikia rūbinį bananą valgyti iš karto po treniruotės. Ir proteiną gerti. Va, atsakys, ar reikia? Aš tai mėgstu bananą, tai mėgstu šiaip, nes man iškart atstato jėgas mano. Tiesiog psichologiškai gal geriau, aš labai dažnai. Bet aš įtariu, kad nieko neatsitiks, jeigu tu nuvažiuosi namo ir po valandas pavalgysi. Tikrai ne. Jo, bet kas keičiasi, kai mes pavalgom, reiškia, mes jau po sporto gaunam angliavandenių ir gaunam baltymų. Tai kas pasikeičia mūsų kūne, tai ar negreičiau mes... reiškia, numažinam tą lyg stresą ir esam toj ramioj savo būsenoje ir greičiau perinam į atsistatymo procesus. Jeigu mes negaunam maistinių medžiagų, laukiam 1-2 valandas, tai tada tas atsistatymo procesas stumėsi šiek tiek toliau į priekį. Tai po sporto rekomenduotina greičiau pavalgyti. Taip, ir aišku, labai svarbu ir ką. Kad, tiesiog labai gerą subalansuotą maistą. Nes būtent glikogeno atsargas reikia atstatyti, tada palaikyti tą baltymų sintezės, pastimuliuoti labiau. O tai jeigu kalbant apie varžybas arba apie kvarterius, tai jau tada jau reikia valgyti tą bananą rūbinį, kuo greičiau atstatyti. Kuo greičiau pereiti į atsistatymą. Ką dėl skysčių? Skysčiai... Kiek, kaip, kada? Yra kažkoks išvestas vidurkis, kiek žmogui reikia per dieną? Kažkas 3,5 litrų? 3,5. Galiu pasakyti. Nes... Žiūrėjau, kad yra, kad per parą reiktų savo kūno svorį kilogramais padauginti iš 30 ml. Tai savo kūno svorį padauginti iš 30 ml ir gauni savo paros skysčių normą. Ar galima visą kiekį išgerti per vieną kartą? Ne. Nes šiaip iš tikrųjų rekomenduotina yra mažais grušniukais gerti. Nes jeigu per daug, tarkim, daunini ten 2 stiklinės vandens, tavo žiauriai padidėja blood volume. Ir tada ten su pulsų ritmu, ten su visku ten kažkas. Ką daryti, jeigu nesinori? Man, pavyzdžiui, pirmos dienos pusė iš vis aš nenoriu gerti. O, pavyzdžiui, atsikėlęs ryte geri vandenį? Ne, iš vis ne. Niekada? Tik kavos. Man noras atsigerti kokį atsiranda, kokį 1-2 valandą. O bandyti su citrina, paskanintą vandenį kažkaip? Aš galiu išgerti, jeigu, aš išgersiu. Bet nėra noro visiškai. Nėra traukos atsigerti. Ar reikia gerti, kai nenori gerti? Bet vakarė aš daug geriau. Aš prieš einant miegot galiu 3-4 litrus. Aišku, kad taip. O pabandyk šiaip iš tikrųjų prieš einant miegot gerti mažesniais gurkšniukais. Tada tau nebus tos staigiai pokyčio tavo kraujo tuburyje, tada mažiau norėsi į tualetą. Arba iš viso nesinorės. Ten, žinai, vieną kartą nueini, čia labiau kaip tradicija jau. Bet trukdo miego. Jeigu nenori gerti, ar reikia gerti? Ir kaip sužinot, ar tu dehidratuoji? Yra vienas iš markerių, čia yra tavo šlapimas spalva. Taip, šlapimas spalva didžiausias markeris. Ten dar daro, ten žiūri, kaip greitai... Kaip greitai kažkaip atsistato tavo šitas... Bet čia jau turėjo labai dehidratuotas būt. Čia Afrikui su vaikučiais daro tokį vieną iš tyrimų. Kažkoks ten lūpos, džiusta... Taip, sausus lūpos, galvos skausmas, šiaip silpnumas, gal dizinės... Svaigimas, eigulys. Ar juoda akise, čia jau labai jau kai esi dehidratavęs. Bet šiaip...
ypač mums sportuojantiems, tai mes galime, nežinau, iki 5 kg vandens galim prarasti sportuojant. Ir priklauso, ar tu prakaituoji labai sūriai, ar tavo netoks sūrus prakaitas, tai irgi čia priklauso. Reikia palažyti savo prakaitą. Jo, arba, pavyzdžiui, gali pažiūrėti ant rūbų, ar lieka baltos dėmės ar ne. Okay. Jeigu taip, tai tada būtų svarbu elektrolitų įtraukti į tavo... Tai treniruotės metu, krosito treniruotė pakankamai trumpi, valandą laiko. Taip. Ar yra svarbu gerti treniruotės metu, ar tu per tą valandą nedehidratuosi? Taip, tai gali sakyti. Aš noriu pasakyti, kad yra svarbu, bet nereikia irgi perlenkti. Jeigu nenori gerti, tai ir nereikia gerti, nes irgi iš to, kad galvoja, kad reikia per daug gerti, gali išdailutinti ir savo praskies. Tačiau jo, irgi, tas hyponatremija atsiranda, kai irgi gali per daug vandens išgerti, tada jo atskirti savo elektrolitus kraujyje, kas irgi tada išbalansuoja tavo energijos visą ten tą sistemą. Bet kokia yra formulė, kad jeigu, tarkim, varžybų metu nori sužinoti, kiek tau optimaliausiai reiktų gerti vandens, tai reiktų savo kūno svorį kilogramais padanginti iš 2 ml ir tada tą gautą kiekį gerti kas 15-20 minučių, irgi mažais krušniukais. Ar tai turi būti paprastas vanduo ar pasotintas elektrolitais? Tai gal priklauso, jeigu tu prakaituoji labai daug ir prakaituoji sūriai, tai būtų naudinga elektrolitais. Paturbinti tą vandenį. Elektrolitai čia yra kas? Tai natris, kalis, magnis, sodium. Jo, tai šitie trys kol kas pagrindiniai. Žodžiu, viską, ką mes su prakaitu prarandam, tą turime. Jo, druskos. Taip, druskos, žodžiu. Jo, tai šiaip kaip sako jo, kad gerk tada, kada nori gerti, bet kartais žmonės dažniausiai per mažai geria vandens vis tiek. Mes gaunam, aišku, ir iš arbatos, ir iš kavos, ir iš vaisių daržovių su maistu. Tai kuo mažiau perdirbtas produktas, tuo yra daugiau vandens tenais, nežinau, arbūzai, visokios paprikos ir visą kitą, tai žiauriai daug vandens turi. Nes 9% vos nėra vandens vaisių daržovėse, tai irgi tave hidratuoja labai. Jo. Sporto metu, jeigu negersime vandens, suprastėja nervo sklidimo greitis. Taip. Signalas. Prarandi greitį. Ir tau workoutas atrodo sunkesnis, negu iš tikrųjų yra. Taip. Nes psichologiškai kažką padaro ir tu persyvini visą tą savo krūvį žymiai sunkesnį, negu jis iš tikrųjų yra. Ir negali savęs taip pušinti, kai esi dehidratavęs. Čia, kaip atsimenu, tai ilgų distancijų, kaip Ironman, triathlon, jeigu tu nori gerti, tai greičiausiai jau per vėlu. Tai turi iš anksto to pasirūpinti. Taip vis palaikyti tais intervalais 15-20 minučių kažkaip, jo. Per klausimukus prabėgam? Prabėgam. Pirmas. Kas čia uždavė tokį klausimą? Žmogus neturi laiko pasiruošti dėžutį iš anksto maistui, bet turi galimybę užbėgti parduotuvę ir greitai apsipirkti. Kokie produktai būtų užkandukai, tokie damage control, minimum žalos, ką galima greitai nusipirkti ir pavalgyti? Aš tokiais atvejais, ir ypač jeigu turbūt nėra virtuvės ar kažko ką pasidaryti, tai jogurtas graikiškas, vaisiai, uogos, granola, granolinis koks nors batonėlis, Lidle, promotinam, yra humusas su bulguro kruopom, skanu, paruošta. Ir visai gerai subalansuotas, jisai yra normaliai baltymų, ten gal 14 gramų angliavandenių, apie 40 šitiek riebalų, bet viskas subalansuota. Tai čia Lidle. Kokį rimeką, jeigu naisi, tai yra ir salotų barai, gali tie pokebalsai su ryžiais. Maksimoj, Mindaugo labai yra skanių pokebalsų, realiai, su šiukų yra ten. Tai reikėtų vis tiek rinktis ne prie kažkokių tai saldumynų sekciją, o pagalvoti kokį nors tai baltymą. Taip. O ką tu, Petrai, imi dažniausiai? Va tokia atveju neturi, į parduotuvę nori valgyti. Neatsimenu, ką paskutinį kartą buvo, žinau. Sunku pasakyti. Tas bulguras neblogas buvo variantas su humusu. Šiaip tikrai Lietuvoje yra visai mažai pasirinkimo. Tarkim, Anglijoje ateini parduotuvė, ten yra pusė produktų jau paruoštų. Ir tikrai yra žiauriai gerų. Gerų pasirinkimų, taip. Nežinau, lašiša, tunas ir visą kitą su labai daug daržovių, ten ryžių, visokių rudų. Tas tiek daug ir tiek skirtingų. Visokie repsai, pilno grūdo, ten tos tortilijos, ten su pilna daržovė viduje, tikrai... Vištą pasimčiau, žinai. Arba ten tokie mažiukai pakiukai. Kur bėga riebalas. Ai, ir vištas. Yra vištienos, kur nėra ten jau paruoštas. Vištienos visada yra. Na. Bet čia, manau, tikrai nėra sunku. Šiek tiek reikia pagalvoti apie kiaušinius atsakymą.
Apie kraujo tyrimus pasakė. Kas yra purinų dieta? Tai bet aš nežinau, kuo čia susiję, nes klausimas buvo apie cholesterolį ir kad rekomendavo purinų dietą. Tai purina čia skamba kaip kačių maistas. Taip, tas yra. Mano Vatsonas valgo. Bet jinai yra, jeigu ten sirgi autoimuninė liga, ar artritų, reumatodinė, ar kažką. Dar kažkokia buvo prodigma, neprodigma. Čia yra tikrai... Ko jinai išskirtinė? Nes yra purinai, yra ten, tarkim, raudonai mėsoj. Ne viso, tam tikro, kur ten kažkaip yra didžiausias kiekis tam tikroj mėsoje ir tada mažesnis kiekis. Ten organų mėsoje ir visą kitą. Smegenys ir ten taip toliau. Silkiai. Jo, čia toks labai jau mažai populiacijai, mažam procentų žmonių. Jeigu jums viskas gerai, nereikia jokių dietų naudoti, čia neturi, čia žodis dieta yra keistas. Čia yra jūsų gyvenimo būdas, yra jūsų mityba. Gerai, o kodėl dažniausiai dieta, kodėl šiaip dažnai žmonės renkasi dietas, dėl ko veikia juos? Nes promautina kaip labai quick fix. Kad iš tos pusės, kad nori greitų rezultatų, kad kuo greičiau paperka žmogų. Bet o kodėl žmogus tada pasiekia dažniausiai, kad kai pasiema dietą, kažkokia jinai veikia bent dalį laiko? Nes čia, gal rimčiau pradedi tai žiūrėti. Taip, dažniausiai žmogus, jisai nieko nedaręs prieš tai, nieko nesekėsi ir taip toliau, pasirenka kažkokią dietą, atsistoja kažkokius rėžius, ten nesvarbu ten, kokia ten ta dieta bus, jis gauna rezultatus. Taip, tai svarbiausia yra mitybos įpročiai kažkokie, tai ne dietos. Jo, dar tik noriu paminėti, ten buvo vienas iš klausimų, sako, kad valgau gerai, bet mano cholesterolio kiekis kraujyje aukštas yra. Ir kodėl? Ir kaip jį sumažinti, tai ką ir prieš tai šiek tiek minėjom, tai kad skadulų reikia labai daug valgyti, nes irgi mažina cholesterolio kiekį kraujyje, tada fokusuotis ant tų gerųjų riebalų, mažinti, svarbiausia, šiaip iš tikrųjų mažinti sočiųjų riebalų suvartojimą. Tai raudona mėsa, perdirbti produktai, riebūs pieno produktai. Tai va čia buvo kažkada po kažkurių postų Lukas Guželis paklausė, kodėl aš rekomendavau liesesnę varškę, net jeigu nemeti svorio. Tai būtų dėl to, kad, pavyzdžiui, 9% varškiai 9 gramai riebalų 100 gramų, 5,5 iš jų, vilkiškių čia varškė, pavyzdžiui, 5,5 iš jų yra sočiųjų riebalų. Tai reiškia, daugiau negu pusė bus sočiųjų riebalų. Liesesnė varškė nebus tokia skani varškė, bet, jeigu tu svarbus sveikatai, tai tada arba bent jau maišyti per pusę kiekius. Jo. Bet tas, kiek žinau, cholesterolis ne visą laiką susijęs su maistu, tu gali gerai valgyti, bet gal kažkokie ten hormonų sutrikimai. Jo, gali genetiškai būti tiesiog labiau predisposed, rūkymas taip pat, nes Grimalį rūkai. Alkoholis, jo, nes rūkymas mažina tavo gerojo cholesterolio kiekį ir plonina tavo sienelės kraujagyslių. Ir tada tiesiog lengviau blogajam cholesteroliui patekti į tavo ten tą kraujagyslių sienelės. Čia ne tik maistas, čia yra kompleksinis. Labai daug amžius, gyvenimo būdas, sportas irgi taip pat visokias holistiškas iš visų pusių. Gerai. Cukrus, čia labai žmogus mėgsta cukrų. Ar yra kažkokių sveikesnių alternatyvų, jeigu mėgsti labai saldžiai pavalgyti, gal yra kažkokių batanėlių, maisto, kuris galėtų tau pakeisti cukrų, tarkim galvai, bet būtų saugesnis. Tai čia irgi, jeigu vaisiai nesiskaito, tai tau irgi eini... Kodėl vaisiai nesiskaito? Ne, tai čia jinai tai pasakė, vaisiai nesiskaito. Reiškia, vaisiai, neduoda žmogui tokio stimulo. Norisi, aš kaip supratau, norisi visokių... Jo, neduoda tokio pasitenkinimo. Tai, ką daryti, nežinau. Bet irgi toksai gal, dėl ko to cukrus norisi, ar mityboje trūksta angliavandenių ir dėl to nori kūnas supranta, jog trūksta energijos ir jisai sako, duok man čia greitai to paprastųjų angliavandenių. Ar čia yra psichologinis dalykas? Jeigu psichologinis, nesvarbu, ar tu sotus pavalgęs ir tu vis tiek nori kasdien, tai dėk tą cukrų aplinkui sportą, bus mažesnė bėda. Jeigu tai yra dėl to, jog tiesiog mityboje trūksta kalorijų, trūksta angliavandenių, tai padidinus tenais suvalgius sudėtinių angliavandenių, ryžių, kruopų, grikių ir taip toliau, tai išsispręs šitą problemą.
Taip. Labai šiaip, pavyzdžiui, per dieną pridėtinio cukraus rekomendacijos yra liktais, ar tai, jeigu gramais, pavyzdžiui, 25, moteriam šiek tiek mažiau, vyram daugiau, virš 30, tai, pavyzdžiui, čia kas yra, čia snikeris vienas, kolos, skardinė, nu tai čia irgi, jeigu kiekvieną dieną ten po 5 sausainius nori valgyti, nu tai irgi, nu negerai, kažkas reiškia, kažkaip reikia. Bet jeigu norisi kažkokių alternatyvų, tai man vienas iš skaniausių yra tai datulės, tos medžiul datulės, tokios labai didelės ir žiauriai skanios ir aš mėgstu ten, tarkim, sėdėti riešutų sviesto į vidų ir jas užšaldyti. Žiauriai skanu, nes jos tokios šaltos ir tada valgosi kaip toks guminukas vos. Žiauriai skanu. Gali ten šokolado padaryti, tada aišku atsiranda pridėtinio cukraus, bet jeigu juodą šokoladą renkėsi 9%, 9 gal labai daug, bet 8-5 tikrai yra skanus ir jo mažai labai reikia, kad tau psichologiškai patenkintų tą norą saldumynų. O datulė su kokosų sviestu? Su kokosų sviestu? Ir šiaip baro, man rodos, čia ne per tolios parduotuvėlė yra, tenais yra labai žiauriai skanus tas kokos sviestas, tai žiauriai tenais, žiauriai skaniai. Čia vienu metu, tu tikrai nenorėsi daugiau. Vienu metu čia buvo toksai kasdienis, toksai desertas, labai buvo skanu. Ir va šiek tiek tikrai sveikesnė alternatyva, nes tu gauni to pačiu ir mineralų, vitaminų visokiausių ir skaidulų daug datulėse yra irgi. Šiaip čia toks, manau, čia psichologinis labiau dalykas. Jeigu tu nori cukrus, suvalgyk didelį žalią obuolį, tokio dydžio. Jeigu tu nenori, reiškia, tu nenori valgyti. Jeigu tu suvalgysi, tikrai tu ant tiek užkimši tą skrandį, kad tu nenorėsi to. Tiesiog gali sužaisti. Arba suvalgyk kopūstų pusę kilogramų. Užkimši tikrai. Skrandis bus pilnas ir... Bet čia irgi gali būti, tai ir emocinis valgymas čia gali būti, ir nebus taip. Kokios emocijos, sporte? Bum, dirbi. Bet reikia ir leisti, jeigu, pavyzdžiui, norisi valgyti kažką saldaus. Jeigu norisi kiekvieną dieną, 3 kartą dieną. Bet manau, tas atsiranda iš restriction. Bet tas restriction irgi blogai. Labai blogai, taip. Tai tada taip ir būna. Nes tada pasileidai ir tada atsiranda binge eating ir visa kita, kai tiesiog nekontroliuojamai valgai ir tiesiog negali sustoti, kad ir ką darytum, tiesiog. Tai, kaip tu sakei, suvalgyk tvarkingą, kompleksinę porciją, pilną visko ir ant galo, tu neprivalgysi jau tiek saldumynų, kiek galėtum suvalgyti prieš tai. Nes jau būsi pilnai sočiai pavalgęs, jo. Sako, antras yra šitas. Skrandis, desertui, taip, aš turiu. Šiaip dar, kas yra geras saldumynas, nes saldumynas gal man desertą atstoja, tai ten tos varškytės. Amforos, aš irgi. Ten visai daug cukraus šiaip yra, juose tose su skoniais, bet, pavyzdžiui, skanu yra ta natūrali, su avietėm šviežiom. Gali pirkti be skonio ir nusipirkti atskirai uogienės kokios. Taip, jo, būtent. Kokį nors klevų sirupas. O plus ir šiaip ta be skoninė, tai yra labai įvairiai panaudojama, nes tu ją gali ir saldžiai pasidaryti, o šiandien naudoju. Tu visur irgi. Aš visur dedu. Žiūrės, 20 gramų vienam pakelį. Čia man irgi atradimas ir kefyras. Amforos, tai visur naudoju. Tie tokie visur naudoju, turim, kad dažnai geriau. Su skoniais tos, ne? Be. Aš vengiu tų pridėtinių cukrus, jeigu aš noriu jau cukrus, tai aš tada pasiimsiu cukrų, jeigu aš nenoriu, tiesiog žiūriu, kad man reikia baltymų, tai tiesiog pasiimu be skonio ir viskas ir išgeriu. Kartais į tą mitybą reikia žiūrėti, ne kaip kažkokią pasitenkinimą, o kaip į kūrą. Tiesiog reikia suvalgyti, nieko blogo tau nebus. Taip. Ypač vakarė, greitai apžvelgi savo dieną, matai, kad tau trūksta baltymų, suvalgyk tos varškės ar išgerti proteininį kokteilį, reikia mėgoti, tau tikrai, Būtent, pavyzdžiui, su kokteiliais proteininiais, tai arba šiaip tiesiog powder protein, tai aš, pavyzdžiui, taip kontroliuoju savo baltymus. Jeigu aš ten per dieną, kai skaičiuoju baltymus, pasižiūriu, kad man ten dar trūksta kem gramų, tram gramų, nežinau, turiu protein powder, va čia amberį ranka pasiekėme, turime konfito tų skanių baltymų. Tai, tiesiog pasidarai į jogurtą gali dėti, į varškę, ryte į vaflius, į košę, nebeturi kalorijų gerai su vandeniu, visai skanu, krem briulė. Tik desertas gali irgi būti. Taip. Ir žmonės labai, taip, kažkaip... Ribose yra valgyti tą patį kasdien. Ir irgi dar, nėra čia, ten tie visi papildai ir proteinai, nėra ten elite atletam. Ta prasme, galima imti, eksperimentuotis ir protein powders, tai, iš viso. Tiesiog kaip papildomas būdas gauti baltymų. Taip, vafliai žiūrės, į ką ten... Teštą dėdė, ne?
iš ko tešla daroma? Į miltus. Taip. Įvarai biški. Kiaušiniai, graikščius jogurtas, labai skanu. Ir tau energetinė, ta vertė makro iš karto paauga ženkliai. Taip. Sotesnis ilgiau išliks. Ir pats vaflis bus sotesnis, nenorėsi tiek daug vaflių suvalgyti. Mes pasigaminam ten žiauriai, tai jauties ilgai, tai labai fan. Ir žiauriai skanu, tikrai. Jo. Ir dar noriu paliesti dėl, kad kuo įvairesnė reikia stengtis, kad mityba būtų, kad nebandyti valgyti, kas yra šiaip patogu, valgyti tą patį visą laiką, nes žinai, ką valgai ir saugu ir panašiai. Bet labai svarbu visą mikroflorą savo žarnyną palaikyti ir kaip ją palaikyti, tai valgyti kuo įvairesnį maistą. Čia geras planas, pavyzdžiui, Danielis pas mus buvo podcastas, sako, mes klausėm. Tai čia kaip, iš vienos pusės aš labai puikiai suprantu, jisai ant tiek atkalit savo, skrandis priprato, viską priima, gerai jaučiasi, pradeda eksperimentuoti, pradeda dalis, žinai, nepatogumai, tai kaip su to, kaip dažnai reikia keisti savo mitybą, ar nedažnai. Šiaip labai geras yra vizualas. Anksčiau visi turbūt mokykloje žinodavom ten tas maisto piramidės, ten kas pagrindinis, kas viršutinis, bet mes dabar su Laura žiūrim į UK Eat Well Guide, tai ten yra tiesiog realiai lėkštės forma ir daugiau negu 1/3 lėkštėje turi tavo ateiti iš daržovių ir vaisių. Kitas daugiau negu 1/3 turi ateiti iš angliavandenių užtuštų ir bulvės irgi toj pačioj, Edgaras klausė, toj pačioj svarbioj daly. Ir tada tas trečias, mažesnis 1/3 yra padalintas tarp mėsos ir augalinių baltymų ir pieno produktų. Ir tada tik tai mažas ten sliver, permatomas gabaliukas torto yra šitie perdirbti kurių vis tiek nebus žmogus, kur visiškai švariai valgys. Kuo mažiau. Bet, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie Danielius, tarkim, vištieną su ryžiais, tai viskas okei, gali valgyti, bet labai svarbu, kad šalia būtų, tarkim, salotas, kuo įvairesnės. Nežinau, vieną dieną pasidaryti ten pomidoro, agurkų salotų, kitą kartą agurkų su pomidoru. Jo, kitą kartą burokėlių, ten kukurūzų, nežinau, paprikų, viskiausiai su kuo daugiau daržovių, nes labai svarbu mikroflorai žarnyno. Šiaip sako, apie 30 skirtingų rūšių augalų per dieną yra rekomenduojama. Bet čia neįeina tik daržovės tenais ir vaisiai, bet ir sėklos visokios. Tos pačios kruopos čia įeina. Kruopos įeina. Tiesiog augalai, kas auga būtent kuo dabar tiek daug produktų, tu yra sėklų mišiniai. Taip, viskas, 5 gali gauti jo. Biški pabėrė ten į vištą, į salotus ir jau turi. Jo, taip pat irgi, ant savo ryžių gali tam pasivarstyti sėklų. Ir tekstūriškai skaniau, ir maistingiau tiesiog žymiai. Šiaip čia yra labai svarbu mažiem vaikam, kai vystosi, kai smegenys formuojasi, duot kuo daugiau skonių, kuo daugiau visokių produktų. Nežinau, kaip tai veikia, bet lyg tavo tada smegeninė veikla gerėja. Ir su bakterijom taip pat įeina, kad kuo daugiau atsiranda visokiausių skirtingų. Jo. Tai įvairovė yra vienas iš svarbiausių faktų, tikrai. Tai dar prie įvairovės, pavyzdžiui, mano sesė klausinė, sako, kiekvieną rytą valgau varškę, tipo, gerai ar negerai. Tai irgi, jeigu kiekvieną rytą valgai varškę, tai jau kiek tu iš to savo ryto atimi kitų produktų ir dar plus, jeigu valgai 9% varškę, tai tada kiek tu prisidedi tų sočiųjų riebalų, tai irgi apie viską reikia pagalvoti. Ten tie 4-5 kiaušiniai kiekvieną rytą, tai irgi gal okei, bet, kur ta įvairovė, kada tu įtalpinsi tos visus kitus produktus. Visus mikroelementus, kurie yra lygiai taip pat svarbus, kaip jautiesi, kaip atrodo. Nebijoti eksperimentuoti. Taip. Jo, labai teisingai. Ir Danielius, tai aš noriu, kad avokadą pavalgytų. Avokadą žiauriai gerai. Taip, avokadą pavalgytų. Jis tokia, jam trūksta gerų riebalų. Ant visko gali dėti, ant duonos, į grikius, į ryžius, į šeikus, net gali savo protinį šeikus. Šiaip labai skanu. Su avokadu? Avokadu labai skanu. Nes duoda, šiaip žinoti, kaip pabandyk, yra avokadas, bananas, šokolado, ten tas cocoa powder, be cukrė ir proteinas. Proteino šokoladinio. Žiauriai skanu. Va čia aš būsiu iš karto. Ne, aš tau padarysiu. Žiauriai skanu, nes padaro žiauriai įdomią tekstūrą avokadas. Ir tu nebejauti avokado. Aha.
Nes jis Kam jis reikalingas tada, jeigu tu nejauti? Ne, tai duoda situacijai, čia aš tau bandau prakišti. Duoda tau visų gerųjų riebalų. Restoranį, žinai, man nepatinka svogūnai. Sako, tai viskas gerai iškepta, jūs net nepajausit tų svogūnų. Tai kam jie ten yra? Gerai, paskutinis klausimas. Kaip su tom bulvėm? Ar galima jas valgyti, ar negalima? Čia turbūt būtų bulvės, baltieji ryžiai, balta duona, kas ten dar demonizuojama yra. Jo, tai manau, aš bulvės atskirčiau nuo visų šitų baltųjų ryžių ir duonų ir panašiai, nes bulvės, pavyzdžiui, ypač jeigu valgomas su lupina, tai yra žiauriai naudinga. Labai daug vitamino C yra, B vitamino, magnio daug, kalio, labai daug skaidulų irgi, jeigu išlieka lupina, labai sočius jos yra. Ir sotumas, šiaip įdomus su bulvėm yra, jeigu tu jas išverdi ir valgai, tai jų yra pakankamai aukštas glikeminis indeksas. Jeigu išverdi ir jos atšala ir tada valgai, tai glikeminis indeksas yra žymiai mažesnis. Tai čia irgi labai įdomus faktas yra, kas gal padėtų šiek tiek pavalgys bulvės jausis sočiau. Tai jas neiškart kažkas valgyti, bet nežinau, išsivalgyti šiltuvą ir tada valgyti. Tai sumaišyti su daržovėm. Nu, ar su kiaušiniais daržovėm, jo su su pomidorais, žiauriai skanu. Su majonezu. Ir tada, aišku, yra saldžios tos bulvės, kurios žiauriai turi daug karotenų. Tai labai sveika akim, panašiai. Tai tos oranžinės ir violetinės būna japoniškos tokios bulvės. Žiauriai skanu. Pavyzdžiui, man labai skanu saldžią bulvę išsikepti orkaitėj iki tol, kol jinai taip susikarmelizuoja ir tada valgyti su tahini, su sezamo tokia pasta ir šiek tiek medaus, toks desertas gaunasi. Kas labai keista, nes galvoji, kad čia daržovė, bet žiauriai skanu ir labai labai sotu. Ir ten gauni tiek daug visokiausių fainų medžiagų. Sveikatai. Tai va, tai jo, yra daug visokiausių būdų. Ne? Tai keletą patarimų žmonėms. Tai pirmas turbūt būtų nebijot valgyti, nedemonizuot maistą. Jo, norit mes svorį, tai ne visą laiką reiškia valgyti mažiau. Taip. Valgyti kitaip. Keisti savo įpročius. Neeliminuot, bet kaip tik pridėti kažką. Ir tai, ką tu pridėsi, sumažins tai, ką tu valgai. Eksperimentuot. Bandyti naujų produktų. Dabar nueisi į kokį partų, visą laiką yra kažkokiu atsiranda egzotinių vaisių, daržovių. Paragaukit bent vieną kartą, gal kažkas prilips. Jo, kuo įvairiau, mėsos, žuvies, daržovių, jūros produktų. Kuo daugiau produktų, kurie neturi daug sudėtinių ingredientų. Ir augalinių baltymų labai irgi skatinam valgyti. Tikrai neturim deficito parduotuvėse. Taip. Bandykit, ragaukit. Kas dar? Kokį nors tokį tipą? Jeigu turite klausimų, susisiekti su jumis. Pažiūrėsime daugiau. Galima hitas up. Taip. Laura Monika visą laiką galite rasti Amberį. Taip. Instagrame, Facebook'e. Nuorodos, jūsų kontaktai, bandykite, eksperimentuokite. Jo, ir visai galima ateit, pašnekėti, pasitarti ir padėti atrasti tą tikslą, nes dažnai, ką pačioj norėjau pasakyti, kad dažnai gali ateiti pas mus neturėdami tikslo, tai mes galėtume padėti surasti tą tikslą. Jo, nes tikrai, iš pokalbų atkapstysim tą tikslą. Tikslas šis laiką yra. Tikslas yra gerai, tikslai padeda gyventi. Jo, ir kai esi tikras, ko tu nori, tai lengviau yra rezultatą pasiekti. Ir taip pat, jeigu matot, kad jūs įvyko kažkokia stagnacija sportai, neprogresuojat, galimai, labai galimai, kad čia yra dėl maisto. Spraga. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Ačiū Jums. Bum. Kaip aš pavargau.